Labadiena, mano vardas yra Aina, aš jau 15 metų vedu privalomuosius alkoholio narkotinių medžiagų žalos kursus, kurie yra skirti asmenims, kurie yra netekę teisės vairuoti automobilį dėl to, kad jį vairavo neblaivus ar apsvaigę nuo narkotinių medžiagų. Kadangi šie kursai yra privalomi, neretai žmonės jos ateina susigėdę, jaučias nepatogiai, tačiau išklausę visą šitą medžiagą dažnai pripažįsta, kad ji buvo naudinga ir netgi prašo, kad galbūt būtų galimybė šią medžiagą pasidalinti su artimais žmonėmis, su šeimos nariais, su draugais ir galbūt netgi tą medžiagą peržiūrėti ir dar kartą. Aš išgirdau šitą prašymą ir dėl to įrašinėju šitą video, nes tikrai tikiu, kad informacija, kurią išgirsite, yra naudinga ne tik kursų dalyviai, bet ir platesniai visuomeniai. Tad pradėkim nuo to, kokios yra alkoholio vartojimo tradicijos. Tai alkoholis yra Europoje gaminamas ir geriamas tūkstančius metų ir jis gaminamas dažniausiai iš vietinių angliavandenių turinčių medžiagų. Alkoholiniai gėrimai dažnai buvo vartojami kaip vaistai, tai tęsiasi iki 20 amžiaus pirmosios pusės, iki moderniosios medicinos atsiradimo, tačiau dabar tikrai alkoholis nėra traktuojamas kaip vaistas, kaip medikamentas, kaip prevencijos priemonė, tai daugiau žalą padaranti medžiaga negu duodanti naudos. Ir dažniausiai tikrai informacija pasirodanti apie alkoholio naudą, tai būna inicijuota būtent tų asmenų, įmonių, kurios gamina, parduoda alkoholį. Tai tikrai nereikėtų alkoholio traktuoti kaip medikamento. Mintis, kad alkoholinė priklausomybė yra liga, išplito XIX amžiuje, kai daugelį Europos šalių įsikūrė priklausomiems nuo alkoholio asmenims gydyti skirtos prieglaudos ir panašios įstaigos. Tačiau nepaisant žinių apie žalą, net matant akivaizdžiai jo žalą savom akimis, tiek šiandienos Europoje alkoholis yra vartojamas ir jis vartojamas yra labai įvairiai, pradedant šeimos pietų stolu ir baigiant ypatingomis progomis. Šalis turi savo tradicijas, vieni labiau mėgsta, pietiečiai labiau mėgsta tokį lengvesnį alkoholį vartoti, šiauriečiai stipresnius gėrimus, ogi pažiūrėkim, ką mėgsta vartoti labiausiai lietuviai. 2024 metų duomenimis 73% alkoholio lietuviai išgėrė alaus pavidalu. Taigi vienareikšmiškai esam alaus šalis. Alus, vynas ir kitas alkoholis dažnai tikrai traktuojamas kaip ir atsipalaidavimo šaltinis, kaip kažkokia šventės dalis, kaip tradicija ir panašiai. Ir kai dažnai nėra susimąstoma apie tai, kokią žalą tai gali padaryti mūsų organizmui, o žala yra tikrai labai didelė. Ir ypatingai didelę žalą imant pasaulio mastu, imant Europos mastu, tą žalą patiria būtent lietuviai, nes labai daug metų alkoholio suvartojimo statistikoje Lietuva užimdavo lyderiaujančią poziciją, 1-2 vietą. 15 metų ir vyresniam asmeniui prieš 15 metų, prieš 10 metų tekdavo 15 gryno etilo alkoholio. Kai tuo tarpu ES vidurkis buvo 10 litrų gryno etilo alkoholio. Tai mes gerokai viršijom ES vidurkis. Ar ES vidurkis yra pavyzdinis? Tikrai ne. Ir ES alkoholio bendrai paėmus vartoja labai daug, nes socialinės problemos ir visos kitos problemos prasideda tada, kai visuomenė suvartoja daugiau negu 8 litrus gryno etilo alkoholio tenkančių 15 metų ir vyresniam asmeniui. Tad ES nėra pavyzdys mums, bet kad mes gerokai viršijom šitą vidurkį, tai yra faktas ir tas faktas akivaizdžiai matėsi statistikui labai daug metų. Statistika byloja faktus, tačiau niekas
nesiėmė priemonių, kad kažkaip įtakoti tą statistiką. Tačiau atsirado žmogus, kuris išdrįso įtakoti šią statistiką, tai yra Veryga. Jisai atėjo į valdžią turėdamas tikrai labai gražų tikslą kažkaip padėti Lietuvos gyventojam išspręsti su alkoholiu susijusias problemas. Šis žmogus daug metų dirbo alkoholio prevencijos srityje, tikrai turi daug šios srities žinių, yra išsinagrinėjęs sėkmingai su alkoholio problema susitvarkiusių šalių statistiką ir visą tai pateikia įstatymų pavidalu. Tai iš esmės, jeigu trumpai tariant, kas buvo padaryta, buvo inicijuotos pataisos, kurios mažino alkoholinių gėrimų prieinamumą. Turbūt puikiai prisimenat, kai alkoholis buvo prieinamas visą parą degalinėse, visą parą veikiančiose parduotuvėse. Iš esmės alkoholio oficialiai galėdavai nusipirkti nuo ryto iki vakaro, tikrai kas norėdavo, jo rasdavo. Tad šis momentas buvo sustabdytas, buvo apribotos alkoholio pardavimo valandos, prieinamumas, buvo apribotas alkoholio pardavimas šventėse, lauko kavinėse, taip pat matomumas reklamos pavidalu, kas didelį įtaką daro jauniems žmonėms, nes reklama vienareikšmiškai formuoja teigiamą požiūrį į alkoholio vartojimą ir pati labai puikiai prisimenu tas gražias alaus reklamas, kai ten dėžė alaus iškeliama iš ežero ir kaip tai yra smagu ir kaip tai yra faina ir panašiai. Tad buvo padarytos įvairios pataisos, kurios tikrai turėjo įtakos statistikai. Pažiūrėkim, viršutinė kreivė tai vienam 15 metų ir vyresniam gyventojui tenkantis alkoholio kiekis. Startavom 2014 metais su maždaug 15 litrų, 14,8 litrais gryno etilo alkoholio. Ir ta kreivė priėmus įstatymus pamažu pradėjo leistis. Leidosi iki 11,2 litrų. Pandemijos metai be abejo davė savo piką dėl to, kad žmonės susidarė namuose, alkoholio pradėjo vartoti daugiau, tai buvo kaip dažniau pramogom buvo renkamas tas buitinis alkoholio vartojimas. Kitas dalykas, nebebuvo prieinami gyvi susitikimai anoniminių alkoholikų, nebuvo galimybės gyvai gydytis priklausomybių ligų centre ir tai davė įtakos statistikai, nes žmonės, kurie daugelį metų nevartojo alkoholį, iš streso, iš nerimo tiesiog ir dėl to, kad nebuvo prieinamos grupės gyvos, atkrito ir tai matom akivaizdžiai statistikoje. Dabar turim tikrai labai teigiamus rezultatus. 23 metais 11 litrų ir naujausiais 2024 metų duomenimis turėjom mažiausią alkoholio suvartojimo kiekį, tai yra 10,2 litrai gryno etilo alkoholio. Tai tikrai džiuginantis faktai. Ir taip pat tai atsiskleidžia ir ES statistikui, nes dabar esam jau nebe pirmoje vietoje, esam 5 vietoje, tai tikrai labai džiugina. Pirmoje vietoje šiuo metu yra Čekija, Latvija, Moldova, yra 3, Vokietija 4 ir mes po Vokietijos. Tai tikrai labai smagi statistika, kadangi aš pati tą statistiką aktyviai seku jau ko gero 15-16 metų, tai tikrai kritimas iš pirmos, antros vietos yra labai smagus. Veryga tikrai buvo kritikuojamas tiek būdamas valdančioj daugumoj, tiek būdamas opozicijoje. Jis tikrai labai gynė savo įstatymus, kadangi mes esam irgi labai tokia suinteresuota grupė, mūsų įmonė tikrai labai seka šitos visas pataisas įstatymus, tai mes tikrai tą stebėjom ir matėm, kaip buvo bandoma įtikinti, kad tikrai lietuviai tiek neišgeria, tikrai čia kažkas kitas, turistai išgeria atvykstantis į Lietuvą, nors turistų skaičius yra atmetamas skaičiuojant statistikoje. Kad tikrai tai ne mes ir tikrai buvo stengiamasi kažkaip įteikti, kad statistika yra su
falsifikuota. Faktas, kodėl tai vyksta dėl to, kad alkoholis yra prekė. Tai tikrai yra dideli pinigai įmonėm, kurios gamina alkoholinius gėrimus, tai yra dideli pinigai įmonėms, kurios parduoda alkoholinius gėrimus, taip pat yra ir pinigai, kurie atkeliauja į valstybės biudžetą. Tai tačiau žiūrėti į alkoholį, kuri yra narkotinė medžiaga, kaip į prekę, kuri į ekonominį kažkokį rodiklį, kuri gali sukurti kažkokią ekonominę vertę, tai tikrai yra žalinga, nes kai žmonės alkoholio išgeria labai, labai daug, tai didesnį kiekį negu 8 litrai, kuris tenka vyresniam negu 15 metų asmeniui, tai jau prasideda problemos kitos, tai socialinės problemos, žmonės tampa priklausomi ir jie neuždirba pinigų kitose srityse, jie kaip ir investuoja į alkoholį, perka alkoholį kaip prekę, tačiau tai atsisuka ant daug kitais rakursais, kurie yra daug žalingesni negu tai, kad bus į biudžetą surenkami pinigai. Tad buvo oponuojama, tikrai šitiem įstatymam buvo priešinamasi, tačiau Veryga, kadangi jis pats yra medikas, psichiatras, jisai tikrai rėmėsi ne vien tik tą litrų statistiką, yra ir kita statistika, tai yra ligų statistika. Tai turbūt tikrai esat pastebėję, kad atėję į gydymo įstaigą, gydytojas patikrinęs sveikatą ir diagnozavęs kažkokią ligą, parašo ligą ir šalia parašo kodą. Tai yra tarptautinė ligų klasifikacija, tarptautinės ligų klasifikacijos kodas, kuriuo yra koduojamos visos ligos. Tad net jeigu asmuo yra sveikas ir gydytojas jam patikrino sveikatą, gydytojas rašys žmogus patikrintas, jos sveikas yra sveikas ir rašys kodą Z00. Jeigu tai yra kažkokia virusinė liga, rašys kodą J0 tenai kažkoksai ir panašiai. Taigi ir su alkoholio vartojimu yra susijusios tam tikros ligos. Ir 23 metais bent viena tiesiogiai su alkoholio vartojimu susijusi diagnozė buvo užregistruota 27 000 asmenų. Ir šitas, kadangi ligų pobūdis yra lėtinis, šita statistika yra gerėjanti, bet ne taip greitai ir pastaruosius porą metų netgi yra šioks toks šių ligų padaugėjimas. Tai dabar kokios tai yra ligos? Tai yra alkoholinė priklausomybė, alkoholio toksinis poveikis, tai yra apsinuodimas alkoholio, alkoholinė kepenų liga, alkoholinė psichozė. Tai ką tai reiškia? Žmogus atėjęs į gydymo įstaigą, oficialiai besikreipiantis į gydytoją, nes nori pasveikti, arba kažkokiais kitokiais keliais atvažiavęs į gydymo įstaigą. Na ir tarkim, jisai kreipiasi į gydytoją dėl kepenų ligos, ne? Ir tada gydytojas jo klausia, nori išsiaiškinti, kokios kilmės ta kepenų liga yra. Tai gali būti virusinė, ji gali būti dėl mitybos, ji gali būti ir dėl alkoholio vartojimo. Tai tiesiai šviesiai klausia, nes tai įtakos ir gydymą. Tiesiai šviesiai klausia žmogaus, ar tu vartoji alkoholį. Ir žmogus pasako, taip, aš vartoju alkoholį ir jam yra diagnozuojama alkoholinė kepenų liga. Kai kreipiasi žmogus dėl kažkokių kitų ligų, tai tarkim dėl periferinės nervų sistemos ligų ir jam diagnozuojama alkoholio sukelta polineuropatija, ar tenai alkoholinė psichozė, ar žmogus kreipiasi į psichiatrą, priklausomybių ligų specialistą ir jam diagnozuojama alkoholinė priklausomybė. Ir kiekviena ta liga yra užkoduojama tam tikrų kodų. Ir statistika, ką rodė, kad mes buvom ir iki šiol dar esam pirmūnai Europos Sąjungoje ne tik pagal tai, kiek mes alkoholio suvartojam, bet ir pagal ligas, kurias įtakoja alkoholio vartojimas. Tai buvo remiamasi 2 statistikomis ir būtent šita antroji statistika yra labai labai liūdinanti, nes tai reiškia, kad mes ne tik vartojam alkoholį, bet taip pat ir sergame pakankamai sunkiomis lėtinėmis ligomis, kurias įtakoja alkoholio vartojimas. Ir netgi pagal
tai mes pirmaujam Europos Sąjungoje. Dabar, kalbant toliau apie statistiką, vyrų ligotumas tiesiogiai su alkoholio vartojimu susijusiomis ligomis 3,3 karto viršija moterų ligotumą. Didžiausias vyrų ligotumas yra 50–54 metų amžiaus grupėje, moterų 45–49 metų amžiaus grupėje. Kodėl moteris suserga ligomis, kurios priklauso nuo alkoholio vartojimo anksčiau nei vyrai? Tai yra dėl to, kad moteris ir vaikai, jaunuoliai iki 21 metų amžiaus tampa greičiau priklausomi nuo alkoholio nei vyrai, subrendę vyrai. Tai yra vyrai priklausomybę nuo alkoholio vyrams priklausomybę nuo alkoholio įsivysto per 5–7 metus, moterims ir jaunimui iki 21 metų per 1–3 metus. Tai išsivysčius priklausomybei alkoholio vartojama vis daugiau ir daugiau, dėl to ir moteris bei jaunimas ir suserga ligomis, kurios susijusios su alkoholio vartojimu daug anksčiau. Kaimo gyventojų ligotumas, lyginant su miesto gyventojais ligomis susijusiomis alkoholio vartojimu 1,3 kartų viršija miesto gyventojų ligotumą. Didžiausias kaimo gyventojų ligotumas yra 45–49 metų amžiaus grupėje, o miesto gyventojų didžiausias ligotumas pasiekiamas vėliau 50–54 metų amžiaus grupėje. Kaimo gyventojai pradeda alkoholio vartoti anksčiau ir jo vartoja daugiau. Yra toksai mitas, kad ir dažniausiai žmonės įsivaizduoja, kad alkoholis gali pakenkti kažkaip staigiai. Tarkim, išgersiu didelį kiekį ir apsinuodysiu. Ir dažniausiai žmonės ir susikoncentruoja į tas tokias greitai įvykstančias pasekmes, bet negalvoja apie tai, kad alkoholis gali būti lėtinių ligų priežastis ir kad netgi būtent nuo lėtinių ligų dažniausiai žmonės serga ir po to miršta. Taigi čia žiūrim į statistiką. Čia matom kreivę, kuri rodo apskritai visas ligas, kurios susijusios su alkoholio vartojimu. Ir kaip matot, nuo 2014 metų priėmus įstatymus buvo tikrai akivaizdus kritimas ir ligų statistikoje, mažėjo tų ligų, tačiau dabar turim šiokį tokį pakilimą, 2024 metais dar matytumėm didesnį pakilimą, nes supraskim šitų ligų pobūdį, tai yra didžioji dalis šių ligų yra lėtinės ligos ir mirtingumas yra būtent nuo tų lėtinių ligų. Ir jas kažkaip labai, jos iš esmės nėra pagydomos, jos galima pristabdyti jų progresavimą, bet pilnai išgydyti jų kaip ir nėra įmanoma. Taigi žiūrėkim statistiką kita. Alkoholinė kepenų liga yra vyraujanti su alkoholiu susijusių problemų, su alkoholiu susijusių mirties priežastis. Antra, tai yra atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu. Tad mirusių dėl ligų tiesiogiai susijusių su alkoholio vartojimu skaičius 23 metais buvo 625 žmonės. 304 iš jų mirė dėl alkoholinės kepenų ligos, atsitiktinai apsinuodijo 159 asmenys. Tad vis tiek vyraujanti mirties priežastis yra lėtinė kepenų liga. 59 asmenys mirė dėl alkoholinės širdies ligos, alkoholinės kardiomiopatijos. Supraskim tokį dalyką, kad tai yra oficiali statistika. Tai reiškia, šitie visi asmenys, jie kreipėsi į gydymo įstaigą, jiem buvo diagnozuotos šitos ligos, galbūt jie gydėsi prieš tai nuo šitų ligų. Tačiau tikrai yra labai alkoholį vartoja, tačiau į gydymo įstaigą nesikreipia. Tai tikrai mažai miokardo infarktų nėra pateikta šitoje statistikoje, nors jie tikrai labai yra susiję su alkoholio vartojimu. Bet taip paimant bendrai, 23 metai 625 žmonės mirė dėl to,
kad jie vartojo alkoholį. Jeigu jie būtų nevartoję alkoholio, jie būtų nemirę. 24 metais, kaip ir minėjau, šis skaičius dar yra didesnis. Tai tikrai yra liūdinantys skaičiai, nes tų mirčių būti neturėjo. Dar liūdnesni skaičiai yra neblaivių asmenų, statistika susijusi su neblaivių asmenų sukeltais eismo įvykiais. 24 metais kas 12 užregistruota kelių eismo įvykių sukėlė neblaivus asmuo. Dėl neblaivių asmenų sukeltų eismo įvykių žuvo 8 ir buvo sužeisti 276 žmonės. Dėl neblaivių būtent vairuotojų sukeltų kelių eismo įvykių žuvo 6 žmonės ir buvo sužeista 195 žmonės. Tad 14 žmonių, kurių mirčių tikrai neturėjo būti, bet tai įtakojo alkoholis, ir dar daugiau šimtais yra žmonių, kurie būtent buvo sužeisti. Tas sužeidimų pobūdis gali varijuoti nuo nubrozdinimo iki tikrai labai rimtų sveikatos sužalojimų. Tai alkoholis tikrai turi įtakos tiek sveikatai, tiek aplinkiniams, ir tie įvykiai neretai yra pakankamai skaudus. Dabar pakalbėkim apie priklausomybės nuo alkoholio priežastis, kodėlgi kai kurie asmenys tampa priklausomi nuo alkoholio, o kiti kaip ir ne. Tai tų priežasčių nėra vienos, jų yra grupė, viskas susideda, viskas sumuojasi ir visa ta priežasčių grupė nulėmė tai, ar žmogus taps priklausomas nuo alkoholio ar ne. Tai viena iš priežasčių yra paveldimumas. Tėvai gali vaikam perduoti genus, kurie įtakos priklausomybės išsivystymą ar priklausomybės nuo alkoholio išsivystymą, arba tiesiog tokia elgsena, kuri yra būdinga priklausomybėms išsivystyti. Antra priežasčių grupė tai žmonės, kurie yra priklausomi nuo alkoholio, turi tam tikrą fermentų sistemą, kuri daug lengviau skaido alkoholį. Tai tarkim žmogus, kuris turi tą nepalankę sistemą, alkoholį skaidys labai lengvai, toleruos labai lengvai ir ko gero startavęs jaunystėje, paauglystėje su alkoholio vartojimo pradžia, toleruoja gerai, jisai bus linkęs kartoti šitą elgseną ir vartojimą, lyginant su to žmogumi, kuris turi tokią fermentų sistemą, kuri nulėmė tai, kad alkoholis toleruojamas labai prastai, labai bloga, ir pirmą kartą išgėrus tas žmogus jaučiasi labai blogai, tai ko gero jis nenorės bandyti antrą, trečią kartą. Ir tai turės įtakos ir priklausomybės išsivystymui. Ir reklama, tai tikrai nebejojama, tą ir parodžiau lentelėse, kad jos apribojimai tikrai labai veikia, ypač vaikus, ir taip mažina tą pradinį tašką, kad vaikai nepradės vartoti, paaugliai nepradės vartoti, kad kažkaip visuomeniai nebus pateikiama, kad tai yra labai gražu, kad tai labai gerai, ir tarkim netgi elementaraus, prisiminkim, dar ne taip seniai, turbūt 7, galbūt 5 metai atgal, buvo vaikiškas šampanas, kuris toksai tikrai buvo ir mėgiamas daugelio žmonių, kad vaikai negali gerti tikro šampano, tad geria tegul vaikiškai, bet tai iš esmės buvo formuojama tokia nuostata, kad dabar negalit vartoti vaikiško šampano, tačiau kai užaugsit galėsit, dabar negalit vartoti to tikro šampano, tikro to alkoholio, bet štai kai užaugsit galėsit vartoti tą suaugusių šampaną, ir tai buvo pateikiama kaip kažkoks toks tikrai labai smagus dalykas. Ir ketvirta priežasčių grupė, turbūt pati svarbiausia, netikiu, nenoriu tikėti, kad mes turim kažkokį specifinį genofondą, būtent mes lietuviai, kuris ten nulėmė, kad mes esam priklausomi nuo alkoholio. Tai priklausomybės nuo alkoholio išsivystymui tikrai daug įtakos daro aplinka, darbo pobūdis ir šeima. Ir būtent šitą paveldą mes turim iš Sovietų Sąjungos laikų, kai tikrai buvo laikas, kai nebuvo įstatymų kažkokių, kurie ribotų alkoholio pardavimą, alkoholio vartojimą, ir buvo toleruojama tai, kad alkoholis yra vartojamas darbinėje aplinkoje, šventėse šeimos,
oficialiuose priėmimuose ir panašiai, tai buvo toleruojama, tai buvo tikrai visų gyvenimo dalis ir didžioji dalis tais laikais gimusių žmonių tikrai matė šitą visą pavyzdį. Na, tarkim, paimkim darbo aplinką, žmogus išeina atostogauti, stato butelį, nes bus atostogos. Žmogus grįžta iš atostogų, vėl ten kažkokioj kontorai statomas butelis, nes jisai va lauktuvės iš atostogų. Gimė vaikas, visas kolektyvas darbo aplaisto vaiką, ten kabutėse sakau aplaisto. Vestuvės vėl didžiausia šventė, didžiausias balius darbinėje aplinkoje. Tai jau nekalbu apie šeimos šventes, gimtadieniai, kalėdos, susiejimai, visi tikrai labai dažnai buvo susiję su alkoholio vartojimu ir įsivaizduokit, šventė, graži šventė, tą daugelis ir prisimenam ir matome senuose kino filmuose, kai graži šventė, visi pasipuošę, stalas nukrautas skaniais valgiais, na ir prasideda barškenimai, gėrimų pilstymai, kas ką gers, moteris tą, vyrai tą kitką. Ir visa ta graži šventė netrukus pavirsta į kažkokį truputėlį nesusipratimą, nes alkoholio daugiau išgeria asmenys, pradeda negražiai kažkaip kalbėti, negražiai elgtis, daryti kažkokias neadekvačius dalykus. Tai mato vaikai, jiem kažkaip neramu, bet paklausus artimų žmonių, kodėl tas asmuo taip ar vienaip elgiasi, ir atsakoma, ai, girtas čia kvailai elgėsi, nes yra išgėręs. Ir tai buvo tokia norma. Ir tokioje normoje augom, daugelis iš mūsų esam užaugę, tą matėm, tą patyrėm ir tai tikrai buvo kaip ir savaime suprantama. Ir įsivaizduokit, vaikas auga aplinkoje, kurioje yra vartojamas alkoholis. Labai daug vaikų ir dabar auga tokia aplinkoje, dėl to ir aktuali ši paskaita ir dabar. Ir įsivaizduokit, tėtis vartoja, geria alų, prie jo prieina vaikas, 3-4 metų, sako, tėti, aš noriu alaus. Ir tėtis, nekalbu apie tos atvejus, kai to alaus vaikų yra pasiūlyma, tai tikrai nėra pagirtinas atvejis, bet kitais atvejais irgi tėtis pasakys, na, dabar tu esi mažas, bet kai tu užaugsi, kai būsi didelis vyras, kaip tėtis, galėsi vartoti alkoholį. Ir tikrai labai dažnai, būtent su suaugystė, su kažkokiu vyriškumu ypatingai, yra siejamas alkoholio vartojimo pradžia ir toks netgi su pasididžiavimu, kad yra vartojamas alkoholis. Ir dažniau esu girdėjus atvejus, kai yra sakoma, kai užaugsiu, būsi vyras, galėsi vartoti alų, negu tada, kad tu užaugsi, būsi vyras, turėsi kažkokį gerą darbą, turėsi kažkokius pomėgius, tokius jau kokius tu nori, kad tu turėsi žmoną, ypatingai berniuką, ne? Bet ir mergaitėm. Tikrai lygiai tas pats pasakomas ir mergaitėm, ir dažnai suaugystėje. Dabar žiūrėkit, gimtadienį ateina 18 gimtadienis, seniau 18, bet ir dabar dažnai alkoholio pradžia yra siejama ir su 16 gimtadieniu, ir su 18 gimtadieniu, tokie kritiniai momentai, tokie jau kaip ir žmogus yra suaugęs ir dažnai yra vartojama, būtent tada ir būna pradedamas vartoti alkoholis. Na, jau nekalbu apie tos gimtadienius, 21 gimtadienis, 20 gimtadienis. Na ir įsivaizduokit, jeigu tai yra 18 gimtadienis, visa klasė švenčia jį su alkoholiu, tai tikrai labai greitai jaunam organizmui gali išsivystyti priklausomybę vien nuo šito gimtadienių maratono. 21 gimtadienis, vėl tęsiam šitą praktiką ir taip po truputėlį išsivysto priklausomybė. Mes savo šeimoje
prieš 15 metų atsisakėm alkoholio vartojimo arba vartojam labai išimtiniais atvejais, labai retai. Ir mūsų šeimoje augantis vaikai nemato to pavyzdžio, kad alkoholį būtina vartoti, kad tai yra neatsiejama gyvenimo dalis ir jie netgi taip, pasakyčiau, įtartinai žiūri į asmenis, kurie vartoja alkoholį. Ir iš tikrųjų aš pati tikiu, kad pokyčiai kažkokie gali prasidėti būtent šeimoje. Būtent šeimoje, rodant pavyzdį, patiem nevartojant alkoholį, mes galim įtakoti ir savo vaikų kažkokią ateitį. Bet labai dažnai mes nenorim pradėti to nuo savęs, nenorim taip įtakoti vaikus, mes daugiau norim kalbomis, bet patys darom priešingai ir tada vaikai paima tą modelį, kuris yra būtent rodomus tuo pavyzdžiu. Tad, kaip ir minėjau, priežasčių yra daug, bet ko gero daugiausiai įtakos turi būtent mūsų aplinka, kuri mus supa ir būtent mes kaip ir patys. Dabar, kadangi alkoholis yra vartojamas, gaminamas tūkstančius metų, apie jį yra ir labai daug mitų, tai pirmas mitas tai yra, kad alkoholis yra stimuliatorius ir kad jo neišgėrus kažkaip neįmanoma pasilinksminti, būti linksmam, tai tikrai yra mitas, nes alkoholis yra neaktyvuojanti, o slopinanti medžiaga ir tikrai vakarėlio rezultatas su alkoholiu dažniausiai būna noras eiti miegoti, nes tai slopina mūsų centrinę nervų sistemą. Priklausomi nuo alkoholio žmonės yra degradavę moralų žmonės. Tai labai gajus mitas iki šiol, tačiau tik 5 procentai pacientų sergančių priklausomybę nuo alkoholio yra benamiai, bedarbiai, kažkokie asocialūs, degradavę žmonės. Priešingai nėra susidariusi nuomonė, daugelis iš jų išlaiko socialinį statusą, sėkmingai daro karjeras, tai tikrai įvairių sričių atstovai tampa priklausomi, medikai, advokatai, aktoriai, statutiniai pareigūnai, kas tik tai norit, tikrai neaplenkia nei vieno, nesirenka nei socialinio statuso, nei kažkokios padėties visuomenėje. Tikrai mes tiesiog to nežinome ir labiau matom tos žmonės, kurie yra degradavę. Kuo žalingas tas mitas? Šis mitas yra žalingas tuo, kad dėl šio mito Lietuvoje besikreipiančių žmonių amžius yra tik tai kažkur 40-42 gyvenimo metai. Tai yra per vėlai ir kadangi tai yra lėtinė liga, tai yra daugelio metų rezultatas šita liga, tai taip vėlai kreipiantis gydymas yra daug ilgesnis ir daug sunkiau pasiekiamas tas teigiamas rezultatas. Kitas mitas, kad vaikai neserga priklausomybę nuo alkoholio, dėja serga ir pakankamai jauni vaikai, yra tekę matyti vaikų, kurie atsidūrė reanimacijoje ir 10 ir 11 metų, nekalbu apie 13, 14, 16 metų. Tikrai serga ir ES taip pat mūsų vaikai užima lyderiaujančias pozicijas. Vaizdas matyti priklausomą vaiką yra labai skaudus, nes tai yra vaikas, kuris išgėręs elgiasi lygiai taip pat kaip ir priklausomas suaugęs, išgėręs gali pasakyti viską, visą teisybę, nes, kaip sakoma, alkoholis nemeluoja dažnu atveju, tai su kuo gėrė ir ką gėrė, viską gali pasakyti, kitą dieną meluoja įsijuosęs, kad aš negėriau, nieko aš nežinau, draugų nepažįstu ir panašiai. Tai yra toks skaudus vaizdas, kad tai yra vaikas ir kad tai yra priklausomas vaikas nuo alkoholio. Kitas mitas, kad priklausomybė nuo alkoholio yra tik paties geriančio asmens problema. Tai yra didelis mitas, stiprus mitas, labai dažnai susitelkiam į asmenį, kuris vartoja alkoholį. Na, koks jisai vargšas, jisai turėjo tokį potencialą,
tiek turėjo galimybių, šitaip gerai mokėsi, šitaip gerai tokį intelektą aukštą turėjo ir štai dabar jis priklausomas nuo alkoholio, nieko negali, nieko nedaro ir panašiai, koks jisai. Tačiau artimieji, tas žmogus, kuris yra priklausomas, jisai dažnai net nemato tos problemos, jis ją neigia, jis nemato ir jis nelabai mato, kame čia problema, tačiau tą problemą, vis labiau augančią problemą mato to žmogaus artimieji, aplinkiniai žmonės ir netgi visą visuomenę. Tai pradeda galų gale įtakoti net ir visą visuomenę. Dabar įsivaizduokit šeimos gyvenimą, kuriame šeimos, kurios sudėtyje yra priklausomas žmogus. Žmogus vartoja alkoholį kasdieną ir nemato jokios problemos. O tuo tarpu artimieji mato problemą, nes tas žmogus galbūt yra tėtis, galbūt yra mama, jisai neuždirba pinigų, jisai daro pravaikštus darbe, jis nėra rūpestingas tėtis ar rūpestinga mama, arba vaikų auklėjimas yra netolygus. Šeimoje jau nekalbu, kad yra nuolat barniai, galbūt net smurtas ir daug visokių problemų, kurias turi išgyventi artimi žmonės. Tai kaip tas atrodo? Moteris skambina gydytojai ir sako, meluoja, kad vyras susirgo, reikia biuletenio. Arba tenai skambina darbovietę, jį pridenginėja, slaugo, ieško toksikologų, kad jeigu vyrui ir atvirkščiai moteriai yra kažkoks daugiadienio gėrimo etapas, kad kažkaip toksikologas atvažiuotų, išblaivytų, ir yra tokia nelegali paslauga. Daro daug to tokio rūpesčio. Vaikai augdami mato gerinti tėtį, besirūpinančią mamą ir jų visų poreikiai yra nustumti į, nežinau, patį kažkokį 25 planą ir tie vaikai iš esmės mato tokį šeimos modelį, kokio neturėtų matyti nei vienas. Tai yra disfunkcinis šeimos modelis ir tokie vaikai šeimose auga labai nelaimingi. Ir jeigu antroji pusė, tai yra žmona ar vyras, turi pasirinkimą, gali išeiti iš tokio gyvenimo, susidėti lagaminus ir sakyti, ačiū, aš nenoriu gyventi. Vaikai paprastai neturi tokios galimybės, jie myli savo tėvus ir jie nori gyventi šeimose, jie tiki, kad ta šeima kažkaip pasikeis, tačiau niekas nesikeičia ir tie vaikai užauga ir išeina iš tos šeimos ir lygtais turėtų tos problemos kaip ir dingti, tačiau tos problemos niekur nedingsta. Ir susidaro jų gyvenimo toksai, kaip ir jų toks požiūris į gyvenimą, toks modelis, kurį jie nešasi ir į savo šeimas. Ir yra viena psichologė pastebėjo tai, kad vaikam, kurie augo tokiuose disfunkcinėse šeimose, ypatingai, kuris yra vartojamas alkoholis, jie turi tam tikrus bruožus ir jinai įvardino šitos vaikus kaip suaugusius alkoholikų vaikus. Yra tokia bendrija ir Lietuvoje, būtent iš jų puslapio šita visa yra ir šita nuotrauka. Jie dirba su žmonėmis, kurie augo šeimose, kuriuose buvo vartojamas alkoholis, ir tai yra 12 žingsnių programa, tai yra labai taip pat gilus darbas, lygiai taip pat kaip ir su žmonėmis, kurie yra priklausomi nuo alkoholio. Dabar, kas būdinga šitiem vaikam, kuo jie ypatingi ir kodėl jie tokie yra nuskriausti, net ir būdami suaugę. Tai yra skirta 10 bruožų, kuriuos pastebėjo būtent mano minėta psichologė Janet Voititz. Tai pirmas bruožas, jie nežino, kas yra normalu. Tiem vaikam yra sudėtinga, nes jie šeimoje matė vienokį gyvenimą, kur jie suprato, kad tai yra tikrai pragaras, kad taip neturi būti. Bet tarkim, nuėję į draugų namus,
taip pat žiūrėdami kažkokius idealizuotus filmus, jie mato visai kitokį modelį ir galų gale jie, būdami suaugę, nebesupranta, kaip gyventi, nežino, kas yra normalu. Jie nesupranta, kad, tarkim, ir draugų šeimose atėjus svečiam niekas nesipyksta paprastai. Tačiau kai nėra svečių, yra problemų, jos yra sprendžiamos tikrai galbūt ne smurtu, ne pykčiu, bet jos jų taip pat yra. Ir toksai vaikas pasimeta, jis mato, jis įsivaizduoja, kad šeima turi būti kažkokia ideali, be problemų, labai graži, o tuo tarpu pradėjus gyventi savo gyvenimą, suaugusio gyvenimą, taip nesigauna ir tada jis pasimeta, nežino, kas yra normalu. Ir tai labai slegia ir tai labai sunku yra išgyventi. Pernelyg rimtai žiūri į save, nemoka džiaugtis gyvenimu, šią dieną, šią akimirką. Tai pradėkim nuo to, kad suaugę alkoholikų vaikai yra išmokę viską kontroliuoti, nes savo aplinkoje dažnai negalėjo pasitikėti kitais, todėl gali būti patys tie vaikai suvokiami kaip valdingi, griežti, nelankstus, daugelis jų anksti neteko nerūpestingos vaikystės, jie apskritai ją turėjo. Todėl jų spontaniškumas yra užgniaužtas, gal net jiems atrodo pavojingas, jiems sunku atsipalaiduoti, žaisti, linksmintis ir džiaugtis gyvenimu. Nėra to tokios kibirkštėlės gyvenimo džiaugsmo, nes jiems atrodo, kad tai ne jiem, tai gali būti pavojinga ir panašiai. Bijo savo jausmų. Suaugusiems alkoholikų vaikams labai sunku suprasti ir išreikšti jausmus, kad galėtų išvengti skausmo dėl vaikystėje nepatenkintų poreikių, išmoksta nekreipti dėmesio jausmus, jų bijo, tad pirmenybę teikia protui, nustumdami visus jausmus į antrą planą. Meluoja, nors būtų daug paprasčiau pasakyti tiesą. Melas vaiko šeimoje buvo tiesiog neatskiriama gyvenimo dalis. Tėvai nuolat pasakodavo išpūstas istorijas, kurios kaip nors turėdavo pateisinti jų gerimą, taip pat iš netesėtus pažadus. Tarkim, pažada tėvai, vaikas sako, tėti, o kada mes važiuosim prie jūros? Ir tėtis sako, tikrai važiuosim, čia aš jau dabar dirbu, tu uždirbsi pinigų ir važiuosim prie jūros. Ir tada tėtis išgeria, pamiršta ir kažkaip vėl išpučia pateisinimą, kad, kodėl mes prie tos jūros nenuvažiavom. Dar mokantis mokykloje išgalvotos istorijos padėdavo pritraukti kitų dėmesį, o bijant atmetimo gelbėdavo susigalvota liga. Tad, tarkim, ir paskui toksai vaikas įpratęs meluoti tampa patologiškų suaugusių, kuris meluoja, išpučia kažkokias situacijas. Ir tarkim, du žmonės dalyvauja toje pačioje situacijoje. Vienas yra suaugęs alkoholikų vaikas, kitas yra žmogus, kuris augo nedisfunkcinėje šeimoje, apsuptas meilė ir panašiai. Ir tarkim, tas žmogus, kuris yra suaugęs alkoholikų vaikas, kitiem pasako, kaip ten buvo gražu, ten viskas tai buvo nerealiai, ten viskas buvo taip, tarkim, kokia kavinė, ten taip viskas gražiai išpuošta, gražiai padaryta. O kitas žmogus, kuris taip pat dalyvautų situacijai, žino, kad tai nieko ten tokio ypatingo nebuvo, tikrai buvo skanu, buvo gražu, bet tikrai tai nebuvo kažkas tokio, kur verta įdėti tiek daug tos emocijos, tiesiog išpučiama, meluojama, tarkim, tarkim, vyrai sėdi, kalba, aš man apie automobilius, man patinka ten koksai Audi, mano svajonių automobilis, ten koks Audi, kitas ten, mano Volkswagen, kitas ten Lexus, o suaugęs alkoholikų vaikas sako, aš turiu tokią ten, aš tai turiu Porsche ir man vienintelė mašina, automobilis, kuris patinka ir čia, jis pasako, kad jis turi tą automobilį, nors po to paaiškėjo, kad jis neturi nei tiek pinigų, nei tokio automobilį, tas melas atsiskleidžia anksčiau ar vėliau. Ir tai buvo tokia situacija, kur net nebuvo reikalo meluoti, net nebuvo reikalo išpūsti iš šito reikalo. Bet tai tikrai šitam žmogui labai pakiša koją daugelį gyvenimo situacijų.
Kitas bruožas nuolat siekia kitiems įtikti ir save negailestingai teisia. Koks geras mokinys bebūtum, kai besistengtum namuose, vis vien tėvas gerdavo, o mama būtų nelaiminga. Tai ta vidinė graužatis, nerimas yra nuo vaikystės įprasta jų būsena, miego sutrikimai, chroniškas nerimas, psichosomatiniai skundai, gali būti nuolatiniai tokios graužaties palydovai. Neretai jie turi menką savivertės jausmą, bijo asmeninės kritikos ir autoritetą turinčių žmonių. Tai labai geri dalis iš jų, labai geri vaikai, kurie stengdavosi kažkaip įrodyti, kad jie kažkaip stengdavosi padaryti, kad tėvai nevartotų alkoholio, tai jie ir būdavo geri mokiniai, ir labai rūpestingi, ir vis tiek nesigaudavo. Ir tas visas dalykas nešasi į gyvenimą. Kitas punktas tai būtų, kad jiems sunku užmegzti bei išlaikyti artimus santykius, jie bijo būti apleisti. Šie vaikai nekartą buvo išduoti, jais nekartą buvo manipuliuojama ir naudojamasi, tas nesaugumas, nepatiklumas ir baimė, kad nebūtum įskaudintas, išlieka ir trukdo suartėti su kitais, net jei naujieji pažįstami atrodo patikimi ir padorų žmonės, jei pavyksta užmegzti artimą santykį, nerimas verčia prisišlieti ir labai laikytis kito. Juk šie žmonės vaikystėje niekada negalėdavo įtikti. Nepaprastai atsidavę ir painioja meilę ir gailestį, siekdami užmegzti ir išlaikyti ryšius, suaugę alkoholikų vaikai būna nepaprastai atsidavę ir net suvokdami, kad tas asmuo nevertas ištikimybės. Jie bando gelbėti kitas aplinkoje esančias aukas, painiodami gailestį su meile, dažnai pasirenka sudėtingus ir ateities perspektyvų neturinčius santykius. Neretai jie susiranda antrąją pusę, kuri taip pat vartoja alkoholį ir yra priklausoma nuo kitų narkotinių medžiagų. Yra nepaprastai pareigingi arba ypatingai nepareigingi, kadangi suaugę alkoholikų vaikai stengiasi tikti, jam labai sunku pasakyti ne, jam baisu būti demaskuotam, kad kažko nesugeba, juk toks ir jaučiasi viduje nesugebantis, netikęs, nepakankamai geras, besistengdamas, prisimdamas per daug, galiausiai perdega arba tiesiog viską meta ir jo pareigingumas virsta visišką priešingybę, nepareigingumu. Sunkiai gyvendina sumanimą nuo pradžios iki galo, nes daugelį atvejų matė, kad tai, kas yra suplanuota, nebūtinai turi būti įgyvendinta ir elgiasi impulsyviai, neapgalvotai, nepasvarstę, nes irgi šeimose labai daug kartų yra matę būtent šitą modelį. Tad atrodo, vaikas užaugo, jau yra suaugęs, tačiau visos šitos problemos gali jam labai labai kišti koją ir tikrai labai dažnai pagalvoju apie vaikus, kurie augo tokiose šeimose ir nebūtinai visi bruožai yra būdingi jiem. Vieniem būdingi daugiau vieni, kitiem kiti, bet tai tikrai apsunkina šių vaikų gyvenimą. Ir būtent dėl šių vaikų ir dėl dabartinių vaikų, kurie auga šeimose, kuriuose yra vartojamas alkoholis, labai svarbu kalbėti apie alkoholio problemą. Kiti mitai apie alkoholį tai būtų, kad alkoholio poveikis trumpalaikis, taip kaip ir kalbėjau, rodžiau grafiškai, kad dažniausiai yra mirštama, sergama kepenų ligomis, tai yra pagrindinė ligos priežastis. Priklausomybė nuo alkoholio gali būti išgydyta taikant trumpalaikės, bet efektyvias metodikas. Tai yra toks stiprus mitas, tai yra toks nepagrįstas mitas, nes mes tokie žmonės labai dažnai esam tingus imti ir spręsti problemą. Iš esmės mes norim kažkokio greito būdo. Tai pradėkime nuo to, kad yra lėtinė liga, tai ir gydymas trunka ne mažiau kaip metus, minimum pusę metų, ne? Geriausias rezultatas yra ilgalaikė remisija arba ilgalaikis alkoholio nevartojimas. Asmuo, sergantis šią priklausomybę, niekada negalės kontroliuoti alkoholio vartojimo. Tai nors yra žmonių, kurie teigia, kad viską aš jau čia ir po daugelio metų alkoholio nevartojimo galiu vartoti alkoholį, bet tikrai daugiau žmonių yra, kurie pasisako prieš tai, nes tas atkritis po ilgo alkoholio nevartojimo laikotarpio yra daug sudėtingesnis, daug sudėtingiau yra iš jo išbristi. Tai dabar, kalbant apie tas trumpalaikės metodikas, ant kurių aš labai pykstu, tai dabar
kodavimas, ne, turbūt būtų pati tokia dažniausia metodika ir dažniausiai kažkodėl žmonės įsivaizduoja, kad va, užsikoduosiu ir būsiu pagijęs nuo priklausomybės nuo alkoholio. Tai ši metodika yra nepagrįsta mokslu. Jinai tikrai nėra ištirta, nėra patvirtinta ir būtent kodavimas yra būdingas daugiau posovietiniam šalim, kitos vakarų šalis net nežino tokio metodo, bet tai tikrai labai gajus metodas. Dabar, kad būtų aiškiau, įsivaizduokim, kaip šis metodas veikia. Tai dabar įsivaizduokit namą, kuris dega. Kuris dega namo viduje, yra liepsna, yra ugnis, yra kažkoks šaltinis, kuris dega ir visi žmonės aplinkiniai mato dūmus. Tai šitiem dūmam prilyginkim alkoholio vartojimą, tai žmonės mato, kad asmuo, kuris vartoja alkoholį, kad jo problema yra gėrimas. Niekas nemato priežasties liepsnos, kodėl yra tas alkoholis vartojamas. Na ir pats žmogus taip galvoja, problemos yra dėl to, kad aš geriu alkoholį, jeigu aš nustosiu alkoholį vartoti, problemos visos dings. Tai kodavimas ir siūlo tą tokį dūmų užgesinimą įvairiais metodais, įvairūs vaistai, bauginimai, prigrasinimai ir daug metodikų, kaip ir minėjau, jos nėra mokslu pagrįstos, įvairiais būdais yra žmogus prigąsdinamas, kad jisai alkoholio nevartotų ir kai kuriems žmonėms veikia ta metodika labai efektyviai ir jis alkoholį nevartoja. Ir yra nustatytas tam tikras terminas, metai laiko, tu nevartosi tą alkoholį. Tačiau problemos niekur nedingsta. Ta problema gali būti kažkokios psichologinės problemos, gali būti tiesiog priklausomybė, kad žmogus kitaip negali, jis turi modelį tą alkoholio vartojimų ir panašiai. Tos problemos niekur nedingsta ir labai dažnai šitie žmonės atkrenta ir tada vėl galvoja, kad reikia koduotis, o taip yra pakankamai sudėtinga šitas būdas, nes reikia daug įdėti valios, pastangų. Na, čia kaip palyginti, galbūt palyginkim tai su dieta, ne? Žmogus turi nutukimo ligą, jisai yra nutukęs ir jisai nori kažkaip pasiekti normalų kūno svorį, jaustis geriau, bet nelabai nori keisti gyvenimo būdo. Tai dabar internete visokiausių, kokių tik norit metodikų, sulčių dieta, grikių dieta, visokios alinančios dietos, badas ir taip toliau ir panašiai. Ir pažadai, kad per mėnesį, per 2, per 3, per pusmetį tapsi lieknas ir panašiai. Ar įmanoma valgant grikių sulieknėti? Taip, tikrai įmanoma. Ar įmanoma badaujant sulieknėti? Įmanoma. Bet ar bus įmanoma badauti visą gyvenimą? Tikrai ne. Vis tiek ateis tas laikas, kai vėl žmogus norės sugrįžti į kažkokį gyvenimą, kažkokį galbūt šventes ir tikrai dažnai tokiu atveju būna kaip ir atkritis. Tai tikrai tai labai panašu į kodavimą. Metus susikaupiam, nevartojam alkoholį, po to atkrentam ir vėl krentam į tą patį vos ne dugną. Tai pradėkim nuo to, kad gydymas yra minimum metai, po metų galim kalbėti, kad žmogus gyja, kad žmogui sekasi. Po 3 metų toksikologai turi tokį žargoną, kad smegenyse kažkoks atšoka kaip šipukas ir žmogui daug lengviau yra suvaldyti tą potraukį alkoholis, praktiškai pradeda nebematyti alkoholio, jam nebereikia alkoholio ir panašiai. Tad kalbėti galim apie metus, po metų, po pusmečių, jeigu žmogus jau susilaikė alkoholį, nevartoja, jau galim sakyti, kad rezultatas teikiamas, bet tai ne mėnesis, ne 2 ir panašiai. Taip, tai dabar apie tuos būdus, kokie metodai
kodavimas, ar jis mokslu pagrįstas, jis nėra nepagrįstas mokslu įrodymų nėra, jis yra nelegalus ir neoficialus ir netgi būna atveju, kad yra žalingas ir baigėsi mirti. Mokslu pagrįsta yra kognityvinė terapija, kognityvinė elgesio terapija, kai yra permodeliamas elgesys, atrandami nauji elgesio būdai ir panašiai. Tai yra mokslo pagrįsta ir tai veiksmingumas yra aukštas. Medikamentinis gydymas mokslo pagrįstas priklauso nuo vartojamos medžiagos, kalbant apie alkoholį, tai tikrai veiksmingumas pakankamai aukštas. 12 žingsnių programa, kai kuriais atvejais, jis yra mokslo pagrįsta kai kuriais atvejais ir veiksmingumas vidutinis yra iki aukšto. Tai čia dar priklauso nuo atveju. Vieniems žmonėms labai puikiai tinka 12 žingsnių programa, kitiems nelabai. Hipnozė, baimės terapija, tai labai panašu į kažkas į kodavimo sritį, tai mokslu dažniausiai nėra pagrįsta, tai yra veiksmingumas trumpalaikis ir netgi žalingas. Dabar kalbant apie skirtingą alkoholį, labai yra būtina kažkaip standartizuoti ir palyginti, kiekgi gryno etilo alkoholio yra kiekviename iš šių skirtingų alkoholinių gėrimų. Tai yra sukurta standartinė alkoholio vieneto sąvoka, kuri apibrėžia 100% alkoholio kiekį gramais. Ir tai yra 10 gramų. Taigi vienas standartinis alkoholio vienetas yra 10 gramų gryno 100% etilo alkoholio. Toksai kiekis alkoholio yra 200 ml alaus, 100 ml vyno, 60 ml spirituoto vyno, 25 ml stipraus gėrimo. Ir tarkim, jeigu turim butelį vyno, tai būtų 8 standartiniai alkoholio vienetai. Dabar tą labai svarbu suvokti, nes tikrai esu girdėjus pati gyvai daug mitų apie skirtingus alkoholinius gėrimus. Tarkim, jau išsiaiškinom, kad Lietuva yra alaus šalis, didžioji dalis alkoholio išgeriama alaus pavidalu. Ir ką aš girdžiu? Alus man padeda numalšinti troškulį. Aš geriu alų, koks čia alkoholis? Aš geriu alų, nes man yra skanu, aš geriu alų, nes man geriau virškina maistą, aš geriu alų, nes man geriau užmigti. Ir tikrai labai dažnai žmonės, kurie vartoja būtent alkoholį, neigia, kad jie yra priklausomi nuo alkoholio. Tačiau imam alkoholio, tarkim, skardinę, 500 ml, 5% skardinę, tai atitinka 50 ml degtinės. Dabar įsivaizduokit, žmogus kas vakarą išgeria skardinę alaus ir jis tikrai turi labai didelę priedangą, kad tai yra skanu, kad tai numalšina troškulį, ypatingai va čia vasarą, po karštos dienos, kaip čia yra gerai. Ir tai atrodo kažkaip labai nekalta, bet jeigu tas žmogus kiekvieną vakarą išgertų po 50 ml, po stikliuką, po taurelį degtinės, tai kažkaip tai tikrai atrodytų socialiai nepriimtina ir tai atrodytų, kad kažkaip tas žmogus ko gero turi priklausomybę nuo alkoholio. Nors standartinių alkoholio vienetų tiek vienas, tiek kitas žmogus išgeria lygiai taip pat. Lygiai tas pats su taurė vynu. Na gerai, pavyzdys. Turim dabar mes influencerių amžių, kai visi mums labai nori suformuoti nuomonę, pateikti tą savo nuomonę. Ir įsivaizduokim kažkokia nuomonės formuotoja, kuri pasižymi, kad tai ne reklama, kad tai žalinga ir panašiai. Jinai pasako apie savo vakaro įpročius, kad kaip jinai pasidaro kažkokią savo šventę, tai pasidaro kažkokį skanaus maisto ir būtinai išgeria taurę vyno. Kadangi pati alkoholio esu vartojus, tai tikrai manau, kad taurė vyno pavirsta į 2 taurės vyno ir tai 2 standartinius alkoholio
vienetus. Nu, bet tai kažkaip tikrai neužkliūna, nes tai yra vynas arba galbūt šampanas, tai yra toks gražus, ištaurintas tas gėrimas, Prancūzija iš karto asocijuojasi Ispanija, šampanės regionai ir panašiai. Nu, tai taip labai gražu, ne, ir subtilu ir jauku. O dabar tai yra ūkininko, tarkim, jisai po sunkios darbo dienos sako, aš turiu savo kažkokių ekologiškų maisto produktų, lašinukų pasipjaustau, svogūniuko ir išgeriu kiekvieną vakarą po taurelę degtinės. Nu, tai kažkaip atrodys jau kažkoks čia priklausomas nuo alkoholio, tikrai daug negražiau atrodys negu mergina ar vyrukas, kuris išgeria taurę labai gražaus kažkokio vyno brangaus, ne? Nors tai yra lygiai tas pats. Alkoholio išgeria tie žmonės lygiai tiek pat. Netgi seniau būdavo stengiamasi visuomeniai pateikti tokius kaip saugumo lygius, dabar juos irgi medikai tikrai naudoja šitą lentelę, kad įvertinti, koks rizikos yra laipsnis, galite ir jūs pasižiūrėti daugmaž, į kurį rizikos laipsnį įkrenta, tai jeigu tai yra vyrai, mažiau nei 20 standartinių alkoholio vienetų per savaitę, lyg ir yra mažas rizikos laipsnis, 50 ir daugiau yra didelis. Moterim 15 standartinių alkoholio vienetų kaip ir mažas rizikos laipsnis, o vyram 35 ir daugiau. Tačiau tikrai atsisakyta visuomeniai ir pasaulio sveikatos organizacijos lygmenių pateikinėti tokias lenteles, kad įsivertink ir pažiūrėk, ne, kad liktai jeigu tai mažas rizikos laipsnis, tu gali važiuoti, vartoti ir viskas su tuo gerai. Tikrai nėra viskas gerai, nėra saugių alkoholio dozių ir tikrai laiko klausimas, kada tas mažas rizikos laipsnis pavirs vidutiniu, tarpiniu, o galiausiai ir aukštu. Geriausiai iš viso nepradėti vartoti alkoholio, o jeigu vartojat, geriausiai jo nebevartoti. Vartojantis alkoholį turi išlaikyti saiką. Tikrai nekartą esu girdėjus atvejį, kai mūsų kursų dalyvis pasako, kad, na, žinot, kai sako, kai žinai, kad rytoj į darbą, tai tikrai ten, jeigu ir kažką išgeri, tai labai saikingai, bet jeigu savaitgalis, tai viskas pasileidžiu ir nebegaliu sustoti, nes į darbą nereikia, nu ir tada gimsta tokių nesąmonių, prisidarau, papuolu į tokias kvailas situacijas, nemalonės situacijas, susimušu ir prišneku nemalonių dalykų, nu, daug dalykų įvyksta. Tai visą laiką reikėtų vartojant alkoholį galvoti, kad rytoj reikės į darbą. Jeigu neina alkoholį visiškai atsisakyti ir visą laiką galvoti, kad kažką rytoj reikės veikti, kažkokių pareigų turėsim. Planuojantys susilaukti palikuonių ir nėščios moteris neturėtų naudoti alkoholio, nei taurės, nei taurelės, nei pusę taurės šampano, nei vyno neturėtų vartoti nėščia moteris, nes įtaka tikrai vaisių yra ir netgi mažos dozės gali įtakoti labai skaudžias pasekmes. Tai reiškia, kad vaikas po to gimęs vaikas gali turėti elgesio problemų, nesuprasti priežasties pasekmės ryšio, jam tai užkirs kelią kažkokių žinių įgavimui, gali turėti veido bruožus ypatingus ir tai tikrai nėščia moteris neturėtų vartoti alkoholį. Žmogus, kuris nori nustoti vartoti alkoholį, turi pats priimti sprendimą, pats turi turėti motivaciją, apie tą dar kalbėsim, bet tikrai tai yra to žmogaus apsisprendimas, turi būti ne iš šono, o pats žmogus turi pamatyti, suprasti savo problemą. Dabar pakalbėkim apie tai, kaip alkoholis organizme yra skaidomas. Alkoholis yra medžiaga, kuri mus apsvaigina ir to pasekoje mes galim ir pridarom daug tokių prisidarom savo nepalankių problemų, kurios gali labai mums pakenkti. Tai imkim pirmykštį žmogų, kuris išgeria alkoholio ar ten suvalgo kažkokių surūgusių vynuogių su alkoholiu ir jisai yra apsvaigęs, jisai gali patekti mamutui į nasrus ir gali būti sužalotas kitos genties atstovo, tai yra nesaugu. Imkim šiuolaikinį žmogų, kuris išgeria alkoholį, sėda už vairo, jisai gali padaryti autoįvykį, gali susižaloti save ir sužaloti aplinkinius žmones. Taigi, kad alkoholis mums nekenktų, mūsų organizmas turi
nukenksminimo sistemą, kuri yra kepenyse. Taigi mes išgeriam alkoholio, 20% alkoholio yra įsiurbiama į skrandį, likusi dalis skrandyje įsiurbiama į kraują, likusi dalis dvylikapirštėje žarnoje. Taigi alkoholis patenka į kraujotaką ir mes pradedam jausti apsvaigimą. Maksimali koncentracija kraujyje susidaro po 45-90 minučių. Taigi mes išgeriam alkoholį, mes jaučiamės apsvaigę. Tai nepatinka mūsų organizmui, nes mes apsvaigę pradedam daryti, kaip pasakyti, nesąmonės. Taigi alkoholis patenka į kepenis, kur yra jam skaidyti skirtas fermentas, tai yra alkoholdehidrogenazė. Alkoholdehidrogenazė labai greitai pradeda apskaldyti alkoholį į mažesnes dalis. Taigi alkoholis virsta į acetaldehidą. Acetaldehidas yra medžiaga, kuri atsakinga už labai nemalonius pojūčius, tai už pagirias, kurios pasireiškia veido paraudimu, galvos skausmu, galvos svaigimų, pykinimu, vėmimu, padidėjo širdies plakimo dažnis ir panašiai. Pagrindinis turbūt būtų požymis būtent vėmimas, tačiau tai ilgai neužtrunka, nes netrukus šitas acetaldehidas kepenyse yra suskaidomas iki acetato ir galiausiai iki galutinių medžiagų apykaitos produktų, tai CO2, kurį mes iškvepiam su oru, ir iki vandens, kurį pašalinam su šlapimu. Taigi, kai mes turim sveikas, gražias, šilkinės kepenis, kurios puikiai veikia, iš esmės mes turim tokių pradinėse stadijose nepageidaujamų pojūčių, kaip pagirias, kaip vėmimą, ir tai, ko gero, yra didžiausia problema. Jeigu tai yra vienkartinė problema, vienkartinis išgėrimas, retas epizodinis išgėrimas, pilnai sveikos kepenys su tuo susidoroja. Tačiau jeigu mes daromės priklausomi nuo alkoholio, pradedame alkoholį vartoti nuolat, kasdieną, mes pradedam patirti nemalonių tokių procesų. Tai yra, pradeda mūsų kepenyse kauptis riebalai. Ir tiek šitos reakcijos metu, kai alkoholis skaldomas iki acetaldehido, tiek kai alkoholis yra skaldomas iki acetato, vyksta tokia reakcija NADH virsta, ir jų metu didėja riebiųjų rūgščių gamyba, mažėja riebiųjų rūgščių oksidacija, pats alkoholis mažina riebalų eksportą iš kepenų. Ir žodžiu, to rezultatas yra, kad mūsų kepenys palaipsniui, po truputį pradeda riebėti. Tai tikrai nėra palanku, tai mažina kepenų, silpnina kepenų kitas funkcijas, o kepenys yra atsakingos už labai daug mūsų organizmo funkcijų, jos nukenksmina ir kitas medžiagas, ne tik alkoholį, tarkim medžiagas, kurios patenka mūsų organizmą su maistu, medžiagas su kokiais kitais, su vaistais vartojamas, vaistus nukenksmina ir panašiai. Tad jeigu mes žalingai vartojame alkoholį, nuolat vartojame alkoholį, ypatingai yra pavojingas tas kasdienis alkoholio vartojimas, kad ir nedideliais kiekiais, kepenys pradeda suriebėti. Kokius simptomus jausimės? Kepenys pradeda didėti, riebėti, jų neskauda. Ir kas yra džiugu, nustojus vartoti alkoholį, matysim labai gražų vaizdą, kepenys atsistato. Tai turim suriebėjusias kepenis, nustojam vartoti alkoholį, jos pilnai atsistato, jos labai stebuklingas organas, nes jisai turi, jos labai gajos yra. Jeigu mes nesustojam, vystosi lėtinis kepenų uždegimas, lėtinis hepatitas arba hepatosteato hepatitas, tai reiškia suriebėjusios kepenys ir plius uždegimas, tai simptomai gali būti ir labai nežymus. Pradžioj būna jie nežymus, iki labai ryškių, tai bus karščiavimas, silpnumas, gelta, jautros padidėjusios kepenys. Mes jau pradėsim jausti, kad skauda kepenys. Bet džiugi naujiena, procesas kol kas yra grįžtamas. Tai reiškia, mes vėl galim
turėti tą gražų sveikų kepenų vaizdą, jeigu mes nustojam vartoti alkoholį. Jei alkoholio mes nenustojam vartoti, pradeda vystytis kepenų cirozė. Tai dabar įsivaizduokit, mes turim uždegimą kepenyse. Ne? Labai mėgstu tokį pavyzdį, tarkim, mes turim uždegimą tonzilėse. Ne? Tonzilėse mums skauda gerklę, mums sunku ryti, neina pakalbėti ir mes dėl to uždegimo kreipiamės į gydytojus. Gydytojas sako, matau, tavo gerklė paraudus, jinai yra pūlinga, padarom kraujo tyrime matom uždegimo požymius, skiriamas antibiotikas ir mes iš esmės nužudom bakteriją, kuri sukėlė šitą uždegimą ir mes pasveikstam, visi simptomai dingsta. Turint kepenų uždegimą, mes turim lygiai tokį pat uždegimą kaip ir gerklėje, plus dar ten kaupiasi riebalų, dar ten blogiau, ne? Bet iš esmės tai turim tokį pat uždegimą. Uždegimo gydymas būtų alkoholio nevartojimas, priežasties pašalinimas, alkoholio nevartojimas. Tačiau mes to nepadarom, nes pradinėse stadijose mes net nejaučiam simptomų, ne, kol mūsų kepenys riebėja, kol tas uždegimas įsivysto. Ir net jausdami simptomus mes nesustojam. Taigi organizmas, būdamas labai protingas, labai išmanus, tikrai skatinu mylėti ir gerbti savo organizmą, nes jis tikrai labai stebuklingas. Jis stengiasi kažkaip su tuo organizmu kovoti pats. Jisai pasiunčia į gynybą uždegiminius faktorius, kurie kovoja su organizmu, bet ir rezultatas yra tas, kad uždegiminiai plotai būna padengiami fibrino dangalu, kad tas uždegimas neplistų tolyn ir taip lokaliai būtų kovojama su juo. Vystosi kepenų fibrozė arba kepenų randėjimas. Tai kiekvienas uždegiminis plotelis apdengiamas randu ir jaučiame tos pačius simptomus kaip ir kepenų uždegimo atveju, plus dar turim tokias randėjančias kepenis. Ir dėja šitas procesas jau yra negrįžtamas. Žiūrėkit, randas, jeigu susižeidžiam ranką, ne, randas yra kietas, jisai nelankstus gali būti, jis netoks kaip yra oda, lygiai taip pat yra su mūsų kepenim. Ir šito proceso jau negalim pašalinti. Tad jeigu nustosim vartoti alkoholį, turėsim tą rezultatą, kokį turim, tiesiog nebesivystys daugiau šitų visų randų. Tad bet kuriuo momentu nustoti vartoti alkoholį labai sveika ir palanku mūsų sveikatai. Jeigu žiūrint per mikroskopą, kaip tas atrodytų, sveikos kepenys, ne? Sveikos kepenys, jeigu toliau vartojama alkoholį, 90% nuolat alkoholį vartojančių žmonių įsivystys steatozė arba kepenų suriebėjimas. Ypatingai dideli rizikos faktoriai, mano minėti, moteriška lytis, vaikai iki 21 metų amžiaus, kasdienis išgėrinėjimas, didelis alkoholio kiekis, nutukimas, hepatitas C, kad nutukimas irgi skatina kepenų suriebėjimą, tai plus dar suriebėjimas nuo alkoholio, tai čia tikrai plus didelis rizikos ir genetika. Taigi suriebėjusios kepenys turi 90% nuolat daug alkoholį vartojančių žmonių. Jeigu nesustojama, 20-40% suserga hepatitu, 8-20% suserga kepenų cirozė. Ir jeigu toliau žalingai vartojamas alkoholis, 30% dar ir išsivysto hepatoceliulinė karcinoma arba kitaip tariant kepenų vėžys. Tai yra lėtas rezultatas. Per dieną kepenų cirozė neįsivysto, per dieną vėžys neįsivysto, tai yra toks lėtinis kasdienio alkoholio vartojimo rezultatas, nesuvokiant jo žalingų pasekmių. Viena taurė, kita taurė, suriebėja, uždegimėlis, daugiau užgeriam, didesnis uždegimas, organizmas ginasi, kovoja, vystosi cirozė ir galų gale turim labai liūdną rezultatą. Kaip ir minėjau, kepenys nuostabus organas, jisai detoksikuoja, nešilkinė struktūra, slidi, yra tekę dalyvauti operacijose, yra tekę matyti gyvai sveikas kepenis, jos nuostabus, gražus organas.
kai turim kepenis pažeistas, kepenų cirozės, jos gumbuotos, jos mažesnės, susirūkšlėjusios ir jos yra negražios. Tai tikrai labai didelis mūsų organizmo negerbimas, kad eiti reikia iki šitokio vaizdo. Kepenų cirozė, jau toksai kaip yra galutinis, galima sakyti, kepenų ligos finalas, alkoholinės kepenų ligos finalas. Tačiau atsiradus kepenų cirozei, kepenų nepakankamumui, atsiranda dar kitų dalykų. Tai normaliu atveju kraujas iš žarnyno, iš skrandžio su medžiagomis, kurios yra žalingos mūsų organizmui, keliauja į kepenis ir ten yra nukenksminamos. Ir tada į kraujotaką paduodamas tik tai švarus, nenukenksmintas kraujas. Ane? Kai įsivysto kepenų cirozė, čia vystosi kepenų vartų hipertenzija ir kraujas nebepatenka į kepenis ir iš esmės kraujas, neišvalytas kraujas patenka į sisteminę kraujotaką ir tada prasideda bėdos susijusios būtent su kepenų ciroze. Tai visų pirma, tai veikia žmogaus organizmą, įsivysto hepatinė encefalopatija, visi tie nenukenksminti produktai sukelia sumišimą, mieguistumą, kūno dalių drebėjimą ir netgi komą. Kadangi šita kraujotaka yra užblokuota, alternatyviomis mažesnėmis kraujagyslėmis kraujas tiesiai iš žarnyno patenka į didžiąją kraujotaką. Dėl to prasideda kraujavimai, dėl tų venų išsiplitimo virškinamajame trakte, padidėja blužnis ir pradeda kauptis skystis pilvo ertmėje. Tai tikrai žmonės, kurie turi kepenų cirozę, labai dažnai turi didelius susipūtusius pilvus, kuriuose yra daug kraujo, daug skysčio. Man pačiai yra tekę matyti tą vaizdą, jis tikrai labai labai liūdnas. Nuotraukos nedėjau, kad neliūdinčiau labai stipriai, bet tikrai galit internete pasižiūrėti kepenų cirozę sergantis žmogaus, kaip jisai atrodo. Dar grįžkim prie tos schemutės apie alkoholį, ane? Mes alkoholį vartojam, prisimenam, ane? Jisai nukenksminamas iki acetaldehido. Tai va, kuo daugiau ir po to suskaidomas iki galutinio apykaitos produktų ir viskas su tuo kaip ir, neblogai daro, ne? Kai turim sveikas kepenis. Bet dabar žiūrėkime, mes alkoholio vartojam vis daugiau, nes mes tampam priklausomi ir mūsų smegenys mums sako, išgerk alkoholio. Alkoholdehidrogenazės aktyvumas didėja ir vis daugiau gaminam acetaldehido, jaučiam pagirias, vemiam, išgeria alkoholio ir panašiai. Tačiau ateina toksai laikas, kai alkoholdehidrogenazė nepajėgia suskaldyti viso į mūsų kraujotaką patenkančio alkoholio ir įsitraukia alternatyvūs keliai. Ir kaip tas atrodo, jeigu anksčiau žmogus išgerdavo 5 bokalus alaus, tarkim, ir 2 bokalus alaus, ir jis vemdavo, būdavo bloga, dabar į alkoholio skaldymą įsitraukus alternatyviom sistemom, tai tarkim mikrosominė etanolio oksidacijos sistema baigčių stadijų ir katalazės, tai dalį alkoholio suskaldo, 2 bokalus suskaldo alkoholdehidrogenazė, o dalis alkoholio suskaldoma tuo alternatyviu keliu. Tai iš esmės, jeigu seniau žmogus vemdavo po 2 bokalų alaus, dabar jisai jau pakelia 4 bokalus alaus. Ir neretai, jeigu tai yra jaunas žmogus, kuriam labai svarbu tas statusas, jisai nedidžiuojasi, kad pakelia didesnius alkoholio kiekius negu kiti, tačiau tai yra blogas prognostinis žymuo. Jeigu jau didžioji vakarėlio dalis vemia, blogai jaučiasi, o tarkim yra žmonių, kurie gali gerti ir nejausti pykinimo vėmimo, tai yra tikrai nieko gero. Tai reiškia, kad jau alternatyvios sistemos yra įsitraukusios į alkoholio skaldymą. Bėda yra tame ir galų gale alkoholdehidrogenazė gali suskaldyti tik dalį alkoholio, didžiąją dalį skaldo būtent tos alternatyvios sistemos. Ir bėda yra tame, kad
jeigu mes turim tą gražų kelią, alkoholis suskaldomas iki galo pašalinamas lauk, o jeigu tai yra alternatyvus kelias, jis yra žalingas, nes po organizmą pasklinda laisvieji radikalai, kurie yra toksiški. Jie yra toksiški ir jie sukelia organizme būtent tie radikalai uždegimą. Ir uždegimą jie sukelia visame organizme, visos ląstelės yra įtakojamos. Taigi, jeigu žmogus gali išgerti bet kokį alkoholio kiekį ir jis nevemia, tai yra rodikoholis, galų gale virsta, gali būti iš rodiklių, kad jo suvartotas alkoholis galų gale virsta į tos toksiškus metabolitus, kurie skatina uždegimą kitų organų. Visas organizmas yra paveikiamas šito uždegimo, tačiau labiausiai yra pažeidžiamas jau mano minėtos kepenys, kasa, nervų sistema ir širdis. Jeigu reikėtų trejetuko, kas labiausiai pakenkia, tai yra, kam labiausiai pakenkia alkoholis, tai būtų kepenys, kasa, nervų sistema. Kasa, tai vėlgi alkoholis kaip ir kepenyse sukelia uždegimą, kuris vadinamas pankretitu, jis gali būti ūminis, gali būti lėtinis ir alkoholio vartojimas, alkoholis yra viena dažniausių lėtinio pankretito priežasčių. Per gausus ir lėtinis alkoholio vartojimas pažeidžia kasos ląsteles, dėl to yra per anksti suaktyvinami fermentai ir yra savaime virškinamas kasos audinys. Taip pat skatinama jau kasos fibrozė, kasos randėjimas ir taip sutrikdomas endokrininė funkcija, insulino gamyba, tai jau tada užsiveda vėl kitas pragaro ratas ir sutrinka gliukozės apykaita, vystosi antro tipo cukrinis diabetas, sutrinka egzokrininė funkcija, virškinimo procesas, vėl kitas ratas. Na ir tai įtakoja dar daugiau problemų. Periferinė nervų sistema, tai yra mūsų nervai, kurie eina į rankas, į kojas ir kaip tai veikia, būdinga irgi uždegimas ir sukeliami tokie polineuropatija, sukeliami tokie simptomai kaip tirpimas, dilgčiojimas, skausmas, silpnumas galūnėse, gali būti žarnyno, šlapimo, pūslės lytinės funkcijos problemos. Tikrai jos yra pakankamai aktualios geriančių žmonių tarpe. Ir ši žala atsiranda dėl tiesioginio alkoholio poveikio ir po to dėl to, kad geriant alkoholį yra sunkiau įsisavinami B grupės vitaminai, tai vėl kitas ratas užsiveda ir kyla dar daugiau iš to problemų. Daug problemų sukelia ir centriniai nervų sistemai, įvairūs modeliai ir per neurotransmiterių perdančių nervinėse ląstelėse lygmenyje ir smegenų veiklos slopinimas vyksta, tiesioginis poveikis smegenų ląstelėms ir iš esmės, ką tai daro, tai blogina mūsų mąstymą, blogina mūsų atmintį, vystosi pusiausvyros, koordinacijos sutrikimai. Ir ilgalaikis poveikis yra, kad per didelis alkoholio vartojimas gali sukelti neurodegeneraciją ląstelėse ir dėl to atsiranda sunkesnių problemų, tokių kaip nuolatinis sumišimas, mąstymo sutrikimai, drebulys, epilepsija, depresija. Tikrai žinom daug problemų, tarkim, epilepsija, traukulių priepuolis, kurie ištinka geriančių žmonės arba ta vadinama baltoji karštinė. Tai yra beprasidedančios ar besitęsiančios nervų ląstelių žūties kaip ir rezultatas. Dabar labai dar norėčiau papasakoti, kad suvokti, kad tai yra, kad alkoholis kasdien išgeriamas alkoholis gali mus įtakoti čia ir dabar ir tai ypatingai įtakoja mūsų nervinės ląsteles ir tą mūsų mąstymo funkciją ir kaip tas atrodo. Dabar, kad mes įgytumėm žinių, kad kažko išmoktumėm, kad būtumėm kažkuo pranašesni už kitus, mūsų nervų ląstelėse turi susidaryti tam tikri ryšiai. Tai dabar čia mes matome neuronus, mūsų smegenyse yra daug neuronų, kad mes kažką išmoktumėm, tarp tų neuronų turi susidaryti
ryšiai, formuojama atmintis, išmintis ir panašiai. Kaip dabar tas atrodo? Paimkim pavyzdį. Mes turim vaiką, kuris mokosi skaityti. Kad vaikas išmoktų skaityti, jisai turi išmokti daug dalykų. Pradžioj turi išmokti raides. Na ir tarkim, pradedam vaiką mokinti raides. Tarp skaitimo neuronų, įsivaizduokim taip labai primityviai, pradeda formuotis toksai kaip takelis. Nu ir vaikas išmoksta A, B, C, M, L, E balsis, priebalsis. Vaikas išmoksta abėcėlę ir taip po truputėlį pradeda minti takelį tarp skaitimo neuronų. Laikui bėgant vaikas prisimena, įtvirtina šitas žinias, tas takelis vis jau darosi toksai užtikrintesnis, aiškesnis, sinapsė čia vadinas tokia, sinapsė tarp šitų neuronų gaunas vis tvirtesnė ir jau vaikas yra pajėgus sudėlioti skiemenis. Ba, ma, lia, lė ir taip toliau. Jau vaikas moka, gali žengti tolesnį etapą, gali pradėti dėlioti žodelius paprastus. Bala, kasa, lėlė, mama, ane, paprasti žodeliai, po to tobulinant įgūdžius jau galima mokytis vis sudėtingesnių ir sudėtingesnių žodžių. Na ir galų gale, ar vaikui 6 metai ar 60 metų jisai išmokęs vieną kartą skaityti, jis labai puikiai moka ir dar tobulina tą takelį, tuos įgūdžius, jau po to, žinot, būna skaitimo konkursai, raiškus skaitimas ir panašiai, bet iš esmės vaikas to nepamiršęs, puikiai mokais vieną įgūdį turi. Nu, tas pats su matematika, ne, iš pradžių skaičiuoti išmokti ir taip toliau, važiavimas dviračiu ir viskas pas mus gyvenime vyksta būtent šituo principu. Dabar žiūrėkit, kas įvyksta, kai mes vartojame alkoholį. Nu, įsivaizduokit, jūs ateinate į darbą ir mokotės dirbti su kažkokiu mechanizmu, ne? Yra žmogus, kuris jūs apmoko ir pasakoja. Na, čia yra mašina, čia yra įjungimo mygtukas, šitos mašina turi tokias galimybės, tokias funkcijas, mygtuką paspaudė, visos funkcijos atsiskleidžia. Na, žodžiu, supažindinimas su mašina, kaip ją įjungti ir toksai kaip ir įvadas. Aha, žmogus sako, supratau, puiku, viskas aišku, tačiau vakare grįžęs jis išgeria alaus, nesvarbu koks kiekis, visa šita sinapsė dingsta. Ir lygiai taip pat įtakoja ir mažas miego kiekis, tai yra mažiau negu 80 valandų. Žmogus, kuris išmiega mažiau negu 80 valandų per naktį, taip pat netenka šitos sinapsės ir galimybės įsiminti medžiagą. Na ką, ateina tas žmogus kitą dieną ir jau žmogus, kuris jį apmokė, tikisi, kad galės keliauti toliau, kad supažindinti su platesnėmis šio aparato mašinos funkcijomis ir bando pasakoti toliau, bet žiūri, kad reikia pradėti nuo pradžių, nuo įjungimo mygtuko, nes toks jausmas, kad jis pirmą kartą mato viską, na ir vėl nuo pradžių. Ir supraskit, labai primityviai pasakoju, bet mokymosi procesas yra labai tada sudėtingas. Ir tarkim, jeigu studentai, yra tokių studentų, kurie mokosi egzaminui ir sugalvo vakare nueiti išgerti su draugais alaus, tai ne, tikrai ne. Tai labai problematiška, geriau, jeigu jau negalima atsisakyti alkoholio, geriau tą padaryti po egzamino, nes visa tai, kas išmokta, netenka prasmės, neišlieka atmintyje. Tad supraskite, kokia tai yra žala ne tik žmogaus organizmui, ne tik pavieniam individui, bet ir visai visuomeniai. Tai žmogus, kuris nevartoja alkoholio, jis kaupia atminties bagažą, išmoksta skaityti, rašyti, suaugęs, baigia vieną kursą, antrą kursą ir jis labai daug dalykų žino. Ir mąstymas yra daug skaidresnis, daug aiškesnis, daug greitesnis, orientacija yra daug greitesnė, lyginant su žmonėmis, kurie nuolat kasdien vartoja alkoholį. Tai tikrai, žiūrint visuomeninių lygmenių, yra labai gaila tų šviesių protų, tų prarastų potencialų, nes kartais manęs klausia, sako, aš tikrai turiu pažįstamą, kuris nors ir vartoja alkoholį, bet jisai ir gerai uždirba ir visai neblogai gyvena. Sakau, bet jūs nežinot, kaip būtų, jeigu jisai būtų nevartojęs alkoholį, kiek jis būtų visko pasiekęs, jeigu jis alkoholio būtų nevartojęs. Tai tikrai to niekada nesužinosim, jeigu alkoholį vartosim.
Taip, dabar keliaujam truputėlį apie tai, kaip vystosi priklausomybė. Tai dabar elgesio požymiai, pagal kuriuos galima spręsti, ar žmogų kamuoja priklausomybė. Tai pirmas - kontrolės praradimas, abstinencijos reiškiniai, nesugebėjimas laikytis abstinencijos ir nevartoti alkoholio, pomėgis vėl pamėginti, dozės didinimas, išgeriama vis daugiau ir daugiau alkoholio, interesų susikoncentravimas į vieną dalyką, tai į alkoholio gavimą, tarkim, visuomeninis nuopolis, psichinis ir fizinis pakrikimas. Bet pradėkim nuo pradžių. Kaip ir minėjau, niekas greitai neprasideda. Tai yra kelių metų, o gal netgi dešimčių rezultatas. Priklausomybė nuo alkoholio pereina 3 etapus, kurie keičia vienas kitą labai palengva ir nepastebimai. Joks žmogus niekada nėra planavęs ir turėjęs tikslą tapti priklausomu nuo alkoholio. Tai yra tikrai neplanuotas dalykas ir dauguma žmonių net įsivaizduoja, kad taip galėjo jų gyvenimas pasisukti tokia linkme, tokia būtent kryptimi. Tai yra etapai 3, jie vienas kitą keičia. Prieš pirmąjį etapą yra toksai vadinamas mažai rizikingas alkoholio vartojimas. Jis yra diskutuotinas, nes tikrai dauguma žmonių šį etapą praeina labai greitai. Tai kaip atrodo tas mažai rizikingas alkoholio vartojimas, tai žmogus startuoja su mažai rizikingu alkoholio vartojimu, tai tarkim yra jaunuolis, jisai paragavo vieną kartą alkoholio, galbūt tai yra vieną kartą nutikimas įvykęs vieną kartą per mėnesį, ne, kalendoriui matom, jeigu reikėtų žymėti vartojimo. Gal tenai metus pusmetį kartą, ne, bet žmogus, kuris yra linkęs į priklausomybę, šį etapą labai greitai perina ir tą saikingumą peržengia į nesaikingo, kultūringo alkoholio vartojimo tą etapą perina labai greitai. O kiti žmonės sugeba išlaikyti tą kultūringumą, ir lieka tokie, kur taurę šampano ar pusę taurę šampano galbūt pakels per kažkokią šventę, bet tikrai patys to alkoholio neieškos ir nesiorganizuos švenčių ir panašiai. Antras etapas tai yra jau pirmas etapas būtų pirmas priklausomybės nuo alkoholio etapas būtų žalingas alkoholio vartojimas. Jis turi tam tikrus bruožus. Žmogus pradeda jausti, atsiranda priklausomybė nuo alkoholio. Žmogus nejaučia dažniausiai ir nesupranta, kad jis yra priklausomas nuo alkoholio, ir dažniausiai pasiteisina tuo ir tiki tuo, kad alkoholį vartoja, nes tai yra skanu, nes tai yra prabangu ir panašiai. Bet iš esmės tai yra jaučiama trauka, žmogus jaučia trauką alkoholiui ir jau pradeda nebeįsivaizduoti savo gyvenimo be alkoholio. Tai tarkim ateina savaitgalis ir savaime suprantama, kad bus susitikimas su draugais ir bus išgeriama alkoholio. Kitaip jau susitikimo su draugais ir pasisėdėjimų pradedama nebeįsivaizduoti, nes tiesiog yra trauka. Antras etapas šitoje stadijoje būtų kiekio kontrolės praradimas. Tai žmogus, tarkim, planuoja išgerti taurę vyno, bet tai pasakysiu žargonu, išgeręs tą taurę vyno, pagauna kablį ir išgeria ir nebegali sustoti. Ir išgeria to alkoholio daug daugiau, negu buvo planavęs. Tai tokia situacija sukuria situacinės kontrolės praradimą. Tai išgėręs žmogus gali padaryti tai, ko blaivas niekada nepadarytų. Tai toks yra kertinis sakinys, tai priklauso nuo žmogaus. Vienas žmogus niekada blaivas netrenktų kitam žmogui, nesusimuštų, neįskaudintų kito, o išgėręs per daug, nesukontroliavęs kiekio, pradeda nekontroliuoti situacijos. Ir susimuša, pradeda aiškinti santykius, yra labai, turi gražią šeimą, bet išgėręs alkoholio permiega su geriausio draugo žmona, tarkim, daug tų situacijų gali vykti, tai priklauso nuo žmogus, bet iš esmės kertinis klausimas, ar blaivas aš tą padaryčiau, ar nepadaryčiau. Ir jeigu išgėręs padarau tai, ką būdamas blaivas, neišgėręs nepadaryčiau, tai reiškia, aš praradau situacinę kontrolę. Amnezija, atminties praradimas išgertuvių metu, nesukontroliavau kiekio, situacijos ir dar plus neprisimenu, kas vyko išgertuvių metu. Savijauta po išgertuvių patenkinamo poreikio pagirioms nėra ir žalingo
vartojimo etape daugelis iš tikrųjų yra alkoholį vartojančių žmonių ir dauguma nemato, kad čia kažkokias žalingo, tą palaiko ir visuomenė, nes, tikrai čia daug kas išgėręs ir prisidirba ir tai traktuojama kaip norma. Jeigu taip žiūrėti į kalendorių, tai yra dažniausiai savaitgalis, šventė ir tokį turi kaip ritmiškumą. Darbo dienos paprastai tai yra tabu arba labai retas atvejis, kad žmogus vartotų alkoholį darbo dienomis. Keliaujam toliau. Antrasis priklausomybės etapas, tai jau tikra priklausomybė. Visi šitie požymiai, kurie minėti mano anksčiau, yra persikelia į šitą etapą, tik jie yra daug stipresni, vis didesnė trauka psichologinė, vis dažniau žmogus nesukontroliuoja kiekio, vis dažniau prisidaro nesąmonių ir išgeria tiek, kad neprisimena išgertuvių. Plius prie viso šito prisideda fizinė priklausomybė arba fiziniai simptomai abstinencijos metu, tuo metu, kai žmogus alkoholio nevartoja. Kokie tai simptomai, tai būtų labai skirtingi, priklauso nuo žmogaus, bet iš esmės pagrindiniai drebulys, prakaitavimas, pykinimas, vėmimas, padidėjęs kraujospūdis, padidėjęs pulsas, nemiga, atminties, koncentracijos sutrikimai, nuotaikų svyravimai, nerimas, depresija, sunkiais atvejais gali pasireikšti haliucinacijos, traukuliai. Žodžiu, organizmas sako, kad tau yra blogai ir jeigu žmogus pastebi, kad jeigu žmogus išgeria alkoholio, visi šitie simptomai kaip ir dingsta. Taigi, žiūrint į kalendorių, kaip tas atrodytų. Tai pirmas etapas, kai pradedama gerti jau ne tik ten kurį šeštadienį, sekmadienį, švenčių metu, bet pradedama jau savaitgalį būna dažniausiai paaukojami alkoholio vartojimui, nes nereikia darbą. Tada po tokio audringo savaitgalio, kuris dažniausiai prasideda jau penktadienį, žmogus pradeda taisyti, nes, kaip ir minėjau, jo būklė pagerėja išgėrus alkoholio pirmadienį vakare po darbo. Taip įsivažiuojama tokį ritmą, kad vakarais pradedamas vartoti alkoholis, nedideliais kiekiais, nebūtinai daug, ten viena skardinė alaus. Ir tada savaitgalį vėl tokie labai intensyvūs alkoholio vartojimo prasme. Tada ateina etapas, kai žmogus iki vakaro nebegali iškentėti ir pradeda sveikatą taisyti, gydytis alkoholiu pietų pertraukos metu. Ir galiausiai ateina etapas, kai yra alkoholis vartojamas ir ryte, ir per pietus, ir vakare, o jų savaitgalis labai labai daug. Tai tokia būtų eiga. Ir plus dar prisideda kelios didelės ypatingos problemos. Ir čia jau atvykus pas toksikologą ar pas priklausomybių ligų specialistą, pas gydytoją psichiatrą, vienareikšmiškai jisai pasakys, kad tai yra priklausomybė. Tai yra pagrindinis bruožas, yra būtent socialinės problemos. Žmogus tarsi įlenda į savotišką tunelį. Jame tūno, visa orientacija yra nukreipta į alkoholį ir visa kita, kas anksčiau buvo svarbu. Tai yra šeima, mokslai, darbas, draugai, pomėgiai nusikelia į antrą planą. Jie dar yra, bet jie nėra tokie svarbus kaip alkoholis, kaip draugai, su kuriais yra vartojamas alkoholis, kaip švenčių kažkoks pasiorganizavimas. Tad kyla daug problemų šeimoje, pravaikštos darbe, paskaitų praleidinėjimas, nesutarimai šeimoje. Ir jei nors vienas žmogus pasako, tu turi problemų su alkoholio vartojimu, problema yra ir jie greičiausiai gan rimta. Jeigu kyla mintis pačiam žmogui, kuris vartoja alkoholį, kad galbūt reikėtų baigti su alkoholio vartojimu, greičiausiai tą reikia ir padaryti, nes jaučia pats žmogus, kad yra problema. Keičiasi taip pat dėl to ir asmenybės bruožai. Žmogus emocionaliai nestabilus, impulsyvus, paranoidiškas, paranoja ten įtarinėti gali kažkokiais nebūtais dalykais, isteriniai bruožai išryškėja, siaurėja interesai ir kas liūdniausiai, nyksta dvasinės vertybės, nebeturi tas žmogus, pradeda nebeturėti kažkokių dvasinių vertybių, nebevertybė jam yra šeima, nebevertybė kažkokie tikslai ir yra tunelis, kuriame yra vienintelė vertybė alkoholis. Na ir prasideda mano minėtos jau medicinės problemos, vidaus organų pažeidimai, nervų sistemos pažeidimų požymiai atsiranda ir panašiai. Kaip žinoti,
kad yra problema, yra labai paprasti testai, Cage testas, Audit testas ir, tarkim, Cage testas 4 klausimai. Ar kada nors manėte, kad alkoholinių gėrimų jums reikėtų vartoti mažiau? Ar jūs erzino kitų žmonių kritika dėl jūsų alkoholio vartojimo įpročių? Ar kada nors jautėte gėdą ar kaltę dėl savo alkoholinių gėrimų vartojimo įpročių? Ar kada gėrėte ryte, tik nubudus, kad nurimtumėt ir palengvintumėt pagirias, tą blogą savijautą? Tai jeigu yra 2 ir daugiau teigiamų atsakymų, rodo, kad galimai yra problemų su alkoholio vartojimu. Jeigu 4 teigiami atsakymai, iš esmės tai atitinka priklausomybės nuo alkoholio diagnozę ir reikėtų tikrai kreiptis tokiu atveju į specialistus. Bet atkreipkite dėmesį, jeigu kas nors pasakė iš šono, sakau, užtenka vieno žmogaus nuomonės, tai ko gero, nes matomai kažkas vyksta, matosi, atsikreipia dėmesys. Nežiūrėkit, jeigu tai yra epizodinis alkoholio vartojimas arba žalingas vartojimas, tai yra reti atvejai ir tie atvejai greičiausiai neužkliūna artimiems žmonėms. O čia, jeigu jau pradeda problema kliūti, reiškia, tai yra tikrai pakankamai rimtas dalykas ir imtis reikėtų pakankamai rimtų priemonių. Trečias priklausomybės etapas tai yra toksai logiškas, dėsningas daugiamečio alkoholio vartojimo finalas. Degradacija ir labai liūdna kalbėti man apie šitos atvejus, nes tai yra nesiliaujantis nuolatinis alkoholio vartojimas, sunkus abstinencinis sindromas, kuris skatina to alkoholio dar daugiau vartoti, galutiniai organų pažeidimai, tai ir kepenų cirozė, kepenų nepakankamumas, alkoholinės psichozės, tie vadinami liaudyje baltieji arkliai, alkoholinė silpnaprotystė, epilepsija ir aukštas mirtingumas. Tai socialinės problemos pačiame dugne. Jeigu šeima kartu gyvena, jau jį nebežiūri kaip žmogų, nebėra jau nei draugų, pamiršti pomėgį, pamiršti draugai. Vienintelis dalykas, vienintelė vedamoji gyvenimo dalis yra alkoholis. Nuolatinis gėrimas, visos dienos užimtos alkoholio vartojimu. Truputėlį užsiminiau prie mito apie gydymą, apie gydymo galimybės, tai tikrai pagalba yra. Gydymo galimybės Lietuvoje yra labai įvairios. Jeigu norima startuoti, pirmas dalykas, kur reikėtų kreiptis į pirminį lygį, į gydytojo psichiatro konsultaciją, siuntimo nereikia pas gydytoją psichiatrą, tai tiesiog poliklinikoje galima tiesiogiai be šeimos gydytojos siuntimo užsiregistruoti į psichiatro konsultaciją ir tai yra tas specialistas, kuris gali suteikti pirminę konsultaciją arba psichikos sveikatos centre galima irgi tokios pats sulaukti konsultacijos. Gydymas galimas, abstinencijos gydymas, motyvacinė stacionarinė reabilitacija, stacionarinė Minesotos programa, ambulatorinė Minesotos programa, dienos stacionaras. Gydymo galimybių yra labai daug, bet tą turi paskirti specialistas, ne kažkokie koduotojai, ne šarlatanai, ne baugintojai, tą turi paskirti gydytojas psichiatras, nukreipti turi gydytojas psichiatras, priklausomybių ligų specialistas. Kaip startuojama nuo to, kad stengiamasi pripažinti, pamatyti problemą, tada yra paskiriamas gydymas. Gydymas gali būti įvairus. Pirmiausiai vyksta motyvacinis interviu ir galimos ir trumposios intervencijos. Kartais to žmogui užtenka to tokio trumpalaikės pagalbos ir po to perėjimas į savipagalbos grupės, tarkim, anoniminių alkoholikų grupės. Galimas medikamentinis gydymas, atvejo vadyba, šeimos terapija, kognityvinė elgesio terapija, kai žmogui padedama perorientuoti elgesį į teigiamesnį, į elgesį, kurio metu nėra vartojamas alkoholis. Tai ir taip pat tikslas yra išlikti gydyme ir pagalbos procese, tai yra ir atkryčių valdymas, atkryčių prevencija. Tai tokia būtų schema, bet tą turėtų prižiūrėti gydytojas specialistas, nes, tarkim, net ir atkritus yra sistemos, žmogus tikrai turi motyvaciją, bet įvyko kažkokia nelaimė, kažkas vėl truktelėjo prie to seno elgesio ir jisai atkrito arba pradėjo pajusti, kad jau atkritinėja, tai tikrai priklausomybių ligų centre
yra specialistai, puikūs specialistai, kurie gali padėti įveikti tuos atkryčius, kol dar neatkrito ir atkritus jau kai yra išgeriamas alkoholis, irgi yra pagalba. Tai labai svarbi sistema, bet pagrindinis dalykas, ką turi žmogus turėti motyvaciją. Negali būti jinai kažkokia primesta iš išorės, tai turi būti vidinis noras keistis ir pagrindinis bruožas, pagrindinis dalykas, ko reikia žmogui, tai yra vidinė motyvacija pasikeisti ir norėti pagyti, pakeisti savo gyvenimą. Kelias yra tikrai pakankamai sunkus ir vienam įveikti, jeigu tai yra tikra priklausomybė su fiziniais simptomais, sunkiu abstinenciniu sindromu, tai yra pakankamai sudėtinga pačiam tą padaryti. Įmanoma, bet daug lengviau tai yra su specialistais. Dar truputėlį noriu peržvelgti, kas yra susijęs su piktnaudžiavimu, kokių socialinių problemų dar. Kokias socialinės problemas dar įtakoja alkoholio vartojimas, tai 80% savižudybių, 50% žmogžudysčių, 80% mirčių nuo gaisrų, 40% kelių eismo nelaimių, 30% mirtinų kelių eismo įvykių ir 15% skendimų yra susijęs su alkoholio vartojimu. Labai svarbu, kadangi dauguma kurso dalyvių, kurie lankosi, kurie atvyksta pas mus, yra nubausti dėl vairavimo išgėrus ir jie vairavo neblaivus, tai labai svarbu suprasti, kaip tai yra pavojinga, nesvarbu koks tai kiekis, nesvarbu, kad buvo gertas alkoholis iš vakaro, vakare ir sėdama už vairo tik tai ryte ar kitą popietę, tai tikrai gali būti pavojinga, nes vien pažiūrėkim į vaizdą, kokį mato blaivus asmuo. Tai blaivus asmuo turi puikų platų periferinį mąstymą, jis mato ne tik centrą, bet mato ir iš šonus, mato kelkraštis šalikeliai stovinčius automobilius, kurie ruošiasi pajudėti, kelią mėginančius kirsti praeivius, jis pamato laiku, nes mato, kad žmogus jų šaligatvyje deda koją ir bandys eiti per kelią. Asmuo išgėręs 5-6 standartinius alkoholio vienetus, tai tarkim 2-3 skardinės alaus, tai jisai patiria, jo sutrinka periferinis matymas, vaizdas pradeda susilieti, nebepavyksta ją matyti šalikės ir ten esančių automobilių bei pėsčiųjų, tai tarkim įžengęs pėstysis gali būti nepastebėtas ar iš parkingo pajudantis automobilis gali būti nepastebėtas pakankamai greitai, plus kad išgėrus ir reakcija lėtėja, ne tik vaizdas, bet ir pati reakcija. Ne? Asmuo išgėręs dar daugiau, 80 standartinius alkoholio vienetus, tai jisai patiria tokį naktinį matymą, tunelinį matymą, vaizdas dar labiau susiaurėja, naktį važiuodamas labai prastai mato arba nemato, tai praktiškai labai pavojingas ir nesaugus vairavimas. Tad neblaiviems vairuotojams yra didesnė rizika pakliūti į nelaimingus atsitikimus. Kuo didesnis alkoholio kiekis kraujyje, tuo didesnė nelaimingų atsitikimų tikimybė. Alkoholis paveikia vairavimo įgūdžius ir padidina vairuotojo rizikingos elgsenos tikimybę, kas skatina neadekvačią elgseną vairuojant, važiavimą dideliu greičiu ir patekimą į pavojingas situacijas. Perbėkim per promilės, kaip kiekviena promilė ir kaip išgertas alkoholio kiekis įtakoja mūsų vairavimą išgėrus, kur yra 0,2–0,5 promilės alkoholio, susilpnėja gebėjimas matyti, tiksliai nustatyti atstumus, gebėjimas vertinti atstumą iki judančių šviesos šaltinių, gebėjimas įvertinti atstumą iki judančios iš priekio mašinos, transporto priemonių kelyje, gabaritus ir panašiai, sustiprėja noras rizikuoti, noras nesilaikyti saugaus atstumo. Ir jeigu jaučiate, kad žmogus prie jūsų važiuoja, tarkim, jūs esat blaivus ir šalia važiuoja žmogus tiesiog prikibęs prie automobilio galo, tai tikrai daug šansų, kad jis tiesiog nejaučia atstumo ir galimai yra išgėręs alkoholio, būkite atsargus ir su tokiu eismo dalyviu. Jeigu tai yra
0,5–0,8 promilės, susilpnėja akių adaptacija keičiantis apšvietimui, akių jautrumas raudonai šviesai ir, kaip matot nuotraukai, galim matyti tą raudoną šviesą, tokia kažkokia kitokios spalvos, dėmesio koncentracija ir koordinacija, gebėjimas įvertinti atstumą iki judančios iš priekio transporto priemonės, gebėjimas nustatyti atstumus ir toks asmuo gali nepataikyti posūkį ir silpnėja reakcija, dėmesys, koordinacija. Tad padidėja apakinimo rizika perjungiant šviesas iš tolimų į artimąsias ir noras rizikuoti. Jeigu vartojama alkoholio daugiau, dar labiau silpnėja, tai 0,8–1,2 promilės, dar labiau susilpnėja akių adaptacija, perjungiant šviesas, kliūčių, gedimų suvokimas, situacijos ir galimybių įvertinimas, aplinkos įvertinimas, pastabumas. Vairuotojas gali nepastebėti pro šalį važiuojančios transporto priemonės, pieščio, kliūčių nepastebėti arba pastebėti jas per vėlai. Dar labiau pablogėja reakcija, dar prasčiau vertinamas atstumas, sustiprėja euforija, nerūpestingumo pojūčiai, galimybių pervertinimas, rizikingas vairavimas, pailgėja laikas tarp kliūties atsiradimo ir stabdymo ar posūkio pradžios. Na ir tas mano minėtas periferinis matymas, atsiranda tunelinis matymas, matom, kaip matot, mažoje nuotraukytėje, kokį platų vaizdą mato žmogus, kuris yra blaivus ir kokį siaurą vaizdą mato žmogus, kuris yra pakankamai daug išgėręs alkoholio. Jeigu tai yra 1,2 promilės, tai yra tikrai nesaugus vairavimas, rizikingas vairavimas, pavojingas. Vairuoti esant tokios būklės praktiškai neįmanoma ir visi anksčiau minėti sutrikimai yra daug ryškesni. Tad kada saugu vairuoti? Per 3 valandas perdirbama dozė yra lygi 2 stikliniams alaus, stikliniai sauso vyno arba 50 gramų degtinės asmenims, kurių medžiagų apykaita yra normali, po pokylio ar kitokio išgėrimo nerekomenduojama sėstis už vairo bent 12–15 valandų. Jeigu buvo tikrai toks stiprus vakarėlis, 12–15 valandų ir netgi daugiau, ką matau iš savo kursų dalyvių, būna, kad ir po paros žmogus buvo vakarėlis, para praėjo ir sėdo vairuoti ir visgi buvo įpūsta alkoholio į alkotesterį. Po išgertuvų smegenų veikla visiškai atsistato tik per 18–20 dienų, vadinasi, galutinai alkoholis pasišalina tik per tokį laikotarpį. Žinutė namus pabaigai, tai prisiminkim, nėra saugių alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų dozių, geriausia iš viso nepradėti vartoti jokių psichoaktyvių medžiagų. Alkoholis ir kitos psichoaktyvios medžiagos išsilaiko nuo 8–20 parų organizme, piktnaudžiaujantis alkoholiniais gėrimais žmonės gyvena 17 metų trumpiau, suserga, kaip prisimenat, vyrai 50–54, moteris anksčiau. Ir tada tos lėtinės ligos įtakoja tai, kad jie gyvena daug trumpiau negu žmonės, kurie nevartoja alkoholio. Vyrai lėtiniu alkoholizmu suserga per 5–7 metus, moteris ir paaugliai per 1–2 metus. Ir vartojantis alkoholį turi išlaikyti saiką, kaip ir visą laiką, kaip anksčiau minėjau, rekomenduoju įsivaizduoti, kad rytoj reikia į darbą, kad rytoj turite atsakingą užduotį, nesvarbu, kad tai savaitgalis, vartokite alkoholio saikingai, jeigu jo neįmanoma atsisakyti. Palikuonis, planuojantis susilaukti palikonių ir nėščios moterys neturėtų vartoti alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų bei rūkyti. Svaigalų mėgėjai ir tie vadinami liaudį alkoholikai neatsiranda nežinia iš kur, visi jie kažkada išgėrė savo pirmąją taurelę, pirmas lašas neretai yra pradžia tos tokios nesuvaldomos slenkstėtos upės, kurie taip lengva pražūti. Tai žmogus, niekas, kaip ir minėjau, neplanavo būti priklausomu, niekas neplanuoja, niekas vartojantis alkoholį neplanuoja būti priklausomu nuo alkoholio, bet kartais tikrai tai įvyksta nepastebimai, nelauktai ir tą tikrai reikėtų savo elgesio korekciją stengti suvaldyti. Bet žmogus turi priimti pats sprendimą. Tai negali kažkas priversti jo keistis. Žmogus turi pats priimti sprendimą, turi pats būti motyvuotas, kad aš matau žalą, alkoholio žalą, kuri daro poveikį mano organizmui, matau, kokią žalą daro mano šeimai, mano mąstymui ir aš noriu
keistis, aš noriu gyventi kitokį gyvenimą. Ir tada pats žmogus turi ieškoti priemonių, kurios padėtų, kurios pagelbėtų jam viso šito pasiekti, padėtų pasiekti išgijimo, ir tos priemonės būtų tinkamos būtent tam žmogui, nes kaip ir matėt, galimybių gydymo yra visokiausių. Tai ką, ačiū už dėmesį, tikrai linkiu nevairuoti išgėrusiam, labai skatinu apgalvoti savo alkoholio vartojimo įpročius ir galbūt net atsisakyti alkoholio vartojimo. Ačiū už dėmesį.